Sveiki pokalbė apie kokybę klausytojai. Šiandien mes kalbėsime apie AI testavimą. Ir žinau, kad daug yra temų, jau apie AI parašyta ir daug podcastų yra, bet tai bus šiek tiek kitoks, mes negazinsim jūsų, kad atims jūsų darbą, bet galbūt kaip tik pakreipsim kitą linkmę, gal AI ir jo naudojimas kodo generavime padarys daugiau galimybių testuotojams ir daugiau darbų testuotojams, nes iš AI pusės testavimas yra dar mažiau padengta vieta ir ten netiek yra išvystyta, kaip, pavyzdžiui, kodo rašymas. Tai va, ir šiandien mes apie tai kalbėsime su mūsų pašnekovais, tai Karolina ir Dovydu. Ir Dovydai, gal gali trumpam prisistatyti? Taip galiu, tai esu Dovydas arba Dov Zavackis. Vardas sutrumpėjo dėl gyvenimo užsienyje, praktiniai sumetimai. Tai po 8 metų Anglijoje grįžau į Lietuvą ir dabar labai džiaugiuosi šito sugrįžimu. Ir esu Befriend AI įkūrėjas ir mano pagrindinė veikla pastarosius 1,5 metų yra mokymų vedimas ir pagalba žmonėms susidraugauti su mano geriausiu draugu ChatGPT. Ir ne tik. Tai yra tokie labiau praktiniai priėjimai ir bandymas padėti kitaip pasižiūrėti į tai, kas yra nauja netechniniam žmonėm. Atėjau į visą tai, kaip aš sakau, kartais per klaidą iš talentų paieškos ir talentų pritraukimo srities. Ir personale aš esu jau bendrai sudėjęs kažkur 14 metų, tai yra mano pagrindinė sritis ir mėgstu labai tiesiog matyti, kaip žmonėm keičiasi, ypač gyvose sesijose, kaip pasikeičia jų visas matymas, suvokimas ir atsiveria labai plačios galimybės. Tai tiek trumpai sakyčiau apie save. Aš ir mūsų antras AI ekspertas Karolina. Tai. Labas. Aš esu Karolina Griciūnė, duomenų ir dirbtinio intelekto srityje dirbu daugiau nei 10 metų. Tai mano kelias toks buvo labai tiesus, mokiausi fiziką ir modeliavimą, tuomet pradėjau dirbti analitikę, kuomet atsirado duomenų mokslo specialybė, pradėjau dirbti duomenų mokslininkė, vėliau vadovavau duomenų mokslo komandoms, dar vėliau buvau duomenų strategijų vadovė, kūriau dirbtinio intelekto ir duomenų strategijas įmonėms ir galiausiai pradėjom su vyru savo įmonės, tai yra dirbtinio intelekto sistemų kūrimas, konsultavimas, bet pastaruosius 1,5 metų esu motinystės atostogose ir kaip tik šį mėnesį grįžtu. Tai gerai, tai pakalbėkime apie vieną iš tokių svarbiausių ir kertinių dalykų iš AI perspektyvos, kodėl jo negalima visada pasitikėti. Tai apie haliucinacijas. Gal galit man paaiškinti, kaip 5-mečiui, kas yra AI haliucinacijos? Aha, okei. Tai jeigu taip labai trumpai, aš sakyčiau, kad haliucinacijos yra tai, kas atrodo, kad yra tiesa, bet iš tikrųjų, jeigu tu nusprendi patikrinti tą informaciją, galbūt atrandi, kad yra ne visiškai teisinga. Tai kaip pavyzdys, jeigu aš per mokymus mėgstu porą pavyzdžių tokių rodyti, kaip, sakykime, jeigu aš klausiu informaciją, kurią žinau, esu patikrinęs, kaip pavyzdys, eteriniai aliejai ir naminiai gyvūnai keturkojai, toks labai būtinas dalykas, bet yra tam tikri aliejai, kurie yra toksiški, visiškai, tarkim, katėm negalima, ir aš užklausiu, sakau, aš turiu katą ir kokį aliejų turiu rekomenduotum arba kurių man reikėtų prisisaugoti, ir man duoda sąrašą, kokie 10 aliejų. Ir, pavyzdžiui, nurodyta, kad citrinos aliejus, ir tai yra citrusinis aliejus ir jie visi yra toksiški. Ir aš sakau, palauk. Are you sure? Ar tu esi įsitikinęs? Ir tada jisai patikrina tą visą, ką jisai parašė, sakau, aš labai atsiprašau, aš nepasakiau, kad kažką blogai padarė, bet jisai patikrina ir man pasako, duoda kitą atsakymą. Tai čia aš kalbu apie ChatGPT, didelį kalbos modelį. Tai realiai čia yra toks labai buitinis pavyzdys, bet tokių pavyzdžių yra labai, labai galima ieškoti ir labai daug. Todėl, kad tiesiog mes labai aklai pasitikim ir galvom, kad jeigu aš jau paklausiau, tai tikrai 100% yra visiškai teisinga ta informacija. Ir ant to galima labai lengvai pasimauti, ypač, jeigu mes klausime dėl rimtesnių dalykų, kurie gali net ir su sveikata kažkokie dalykai būti, arba net ir ataskaitas kažkokias ruošiant darbams, tu gali tikrai apsijuokti ir prisidirbti
jeigu tu nepatikrinsi to viso dalyko. Tai tiesiog angliškai tai yra tas false positives yra toks irgi dalykas, kai tau atrodo, kad kažkas kaip ir turėtų būti gerai, bet ne. Tai čia taip labai taip paviršutiniškai galbūt bandant, bet gal tu nori labai techninį kokį užmesti paaiškinimą. Haliucinacijos yra klaidos. Ar ne? Tai yra faktiškai neteisinga informacija arba tokia informacija, kurios tas modelis mokinimosi metu nematė, ar ne? Tai čia pagal apibrėžimą taip tikriausiai būtų. Kodėl aš labai nemėgstu šito žodžio haliucinacija? Todėl, kad vietoj to, kad tai vadintų klaida, techniškai taip susiklostė, kad tam reikėjo įvesti naują terminą, nes apskritai didieji kalbos modeliai ir yra išskirtiniai tuo, kad nėra kažkokio vieno teisingo atsakymo. Ar ne? Yra begalės atsakymų, o ar jie yra teisingi ar ne, dažniausiai pats žmogus nusprendžia. Vienas bus teisingas, kitam kitas bus teisingas. Ar ne? Nu, tai apsibrėžia, kad kuomet faktiškai yra neteisinga, tai mes vadiname haliucinacija. Na ir tas žodis haliucinacija, jis kaip ir implikuoja, kad čia yra kažkas aukščiau, kažkas išmąstyto, kažkoks procesas įvykęs, ar ne? Ir man atrodo, jeigu mes tai traktuotumėm paprasčiau ir jeigu tas žodis toks būtų paprastesnis, man atrodo, žmonės geriau naudotų didžiosios kalbos modelius. Nes aš kaip vartotojas, man atrodo, kad jisai bando sugeneruoti, ne? Jisai bando nuspėti pagal tam tikrus ar klausimus, ar tai, ką jis darė prieš tai, jis bando nuspėti, koks turėtų būti sekantis žodis. Ir jisai kažką lyg ir generuoja, bet it doesn't make sense. Ir tada gaunas, kad jisai nusikalba. Nes jisai, nes kai tu skaitai, tu įsivaizduoji, kad tai yra žmogus mąstantis, lyg ir atsakė tavo į klausimą, suprato tavo klausimą. Ir tu kažkaip, kai su juo bendrauji, tu ekspektini, kad jisai bus kaip tikras žmogus tau atsakys. Ir tu matai, kad jisai ne visai samprotauja kai kuriuose vietose. Tai yra tokie ypač specifiniai klausimai, arba tokie sudurtiniai, kur tikrai reikia turėti tų žinių, kad atsakytum. Bet tada jisai kaip ir atsako tai su to pasitikėjimu. Su tokiu žmogišku pasitikėjimu, kad aš žinau atsakymą, vat atsakymas. Ar tu tikrai esi įsitikinęs? Ne. Tai čia yra niuansas, nes ypač dar sakykime dabar, tai jau tas yra naujų tų modelių, tarkim, jeigu žiūrėti iš OpenAI-us, tai nuo kokio prasidėtas 3,5, tai jau nebelikę yra. Jisai jau seniai yra išėjęs į pensiją, atitarnavęs, tai dabar jau naujesni modeliai tikrai kokybiškiau tuos dalykus daro, bet, sakykime, galbūt iššūkis yra tame, kad jisai nepasakydavo, kad aš nežinau. Jis pasakydavo, aš neturiu informacijos, iki tam tikros datos buvo apmokytas kaip pavyzdys, bet nebūtinai visada jis tą pasakydavo. Bet jisai, pavyzdžiui, būdavo irgi toks vienas klausimas, kuris labai gerai parodo, kad ten grupė žmonių užduoda klausimą, pavyzdžiui, kas laimėjo Euroviziją šiemet, ane? Tai tarkim, kai nebuvo prieigos prie interneto, tu niekaip negausi teisingo atsakymo, nes jis tiesiog nebuvo apmokytas ant to šviežios informacijos, ane? Tai aš esu matęs, net Vaidas Baumiller laimės Euroviziją. Tai mes ten juokiamės, auditorija, kai yra kokie 8 skirtingi atsakymai ir tai yra viskas išgalvota. Ir jisai nepasakė, kad aš nesu tikras, galbūt yra labai užtikrintai pateikiama ta visa informacija ir galbūt tai ir padaro klaidų, nes mes galbūt esantis prie stalo mes atsimenam pasaulį be interneto, mes atsimenam be ChatGPT, ne? Bet kai yra, tarkim, kartos, kurios auga ir tai yra jų pagrindas ir, jie galbūt gali labai aklai pasitikėti viskuo, nes, kaip ir kompiuteris, čia protingas, nesvarbu, kaip mes ten įvardinsim, daiktas, asmuo ar dar kažkaip, kad tai čia taigi negali būti neteisybės, viskas turbūt labai teisingai, bet realiai yra rizikų ir rizikos tiesiog, aš kažkaip manau, kad tu jau pradedi po to jau matyti, kur, čia gal ir dar to prieimo, kaip mes naudojam, reikalas. Aš tai mėgstu labai, taip ten susišnekėti su juo, kad, bandyti visiškai minimaliai, padaryti labai minimaliai, kad tų nusišnekėjimų būtų, nes aš duodu visą informaciją. Aš nepasitikiu aklai tą informaciją, kurią sugeneruoja man, nes aš turiu patikrinti visus faktus, šaltinius, tai yra mano atsakomybė. Aš gal tik pridėčiau, kad tai, kaip mes kalbame, vyksta labai didelė personifikacija. Jis atsako užtikrintai, ar ne?
Tai yra tiesiog atspėti žodžiai iš eilės. Taip kitko yra labai fainas žaidimas, aš sugalvojau ir labai rekomenduoju žaisti ChatGPT draugų grupėse. Galiu parodyti. Norit pažaisti ChatGPT? Taip, tikrai taip. Gerai, bet jūs tada turėsit labai greitai pasakyti pirmą žodį, kuris jums šauna į galvą. Okay. Tiesiog garsiai. Gerai? Okay. Visos upės teka į... Roma. Žemyn. Upės teka į jūrą. Ta tikriausiai pasakytų ChatGPT. Arba, pavyzdžiui, vaikai eina į... Darželį. Čia reikia negalvojant, nes šitie modeliai negalvoja. Taip. Tai čia iš tikrųjų yra kito žodžio spėliojimas ir nėra kažkokios mąstysenos. Aišku, mes kartais apibūdindami veikimo principą mes panaudojam tą žodį pagalvojo, arba ten tas yra priežastingumas, reasoning labai yra kalbama apie tos metodus, bet iš principo negalvoja. Tai yra, jeigu jūs pasitikrintumėt, upės teka į ir kokiu tikslumu atspėjai šitą žodį. Ir ten sakytų, ten upės teka į jūrą, tai tikriausiai būtų ten virš 90, vaikai eina į mokyklą, tai koks 80 ir taip toliau. Ir tada čia yra tiesiog su tam tikra tikimybė yra atspėjamas žodis. Ir kai mes skaitom ir matom tą gražų formatą, tai mums atrodo, kad čia yra kažkoks pasitikėjimas savim. Ne todėl, kad kompiuteris ar ten ekranas jo turi, o galbūt dėl to, kad mes jo neturim, arba mes susikuriam tą iliuziją tokią. Tai va čia vėl haliucinacijos, iliuzijos ir mes jau ten į ezoteriką einam po truputį. Tai realiai, kitaip tariant, tu kalbė apie tokenus, ne? Taip. Nes kad tai yra tokenai ir tada yra tas spėliojimo, kaip ir spėliojimo principų viskas. Taip, algoritmiškai tai yra tiesiog spėjamas kitas, galim sakyti, žodis, ar ne? Taip. Bet kaip mes tai interpretuojam, ar ne? Jeigu mes perskaitom 100 žodžių ir tai yra labai geras formatas, labai gražiai struktūriškai sudėlioti ir tikriausiai, kai mes pradėsim kalbėti apie programavimą, tai ir bus tikriausiai tas kertinis, kodėl kodą rašo geriau negu kažkokį kūrybinį tekstą, todėl kad ten yra struktūra, čia nėra struktūra. Ir kai mes matom, mes tuomet susikuriam tą iliuziją, kad tai turi būti teisinga, nes tai labai gražiai parašyta. Kodėl? Todėl, kad mokykloje, jeigu vaikai, pavyzdžiui, parašo kažkokį rašinėlį ir jisai turi gerą struktūrą, labai... Tai yra dažniausiai tai ir bus teisinga, ar ne? Mes turim tokį, čia mūsų šališkumas taip veikia. Kad jeigu yra graži struktūra, įdomus žodžiai, tinkamai pavartoti žodžiai, tai turi būti teisinga. Tai va čia yra naujas dalykas, naujo tipo šališkumas, kurį mes kaip žmonija turim savyje atrasti ir atrakinti ir suprasti ir įsisąmoninti. Profesorė Brené Brown, manau, žinoma labiau dėl savo kitų knygų parašytų. Ji davė savo studentams užduotį parašyti darbą, naudojantis didžiaisiais kalbos modeliais. Ir ji dalinosi savo įspūdžiais. Sako, pirmą aš gavau tuos darbus ir aš galvoju, wow, va čia yra kitas lygis, nes tie darbai jie yra parašyti taip nuosekliai, taip gražiai, taip sklandžiai skaitosi. Ir jinai panaudojo ten jau tokį anglišką ten buliaus ir kitas žodis, ir nesako, bet aš pradėjau žiūrėti į turinį, sako, visiškai nėra, ten 90% citatų jos iš vis yra išgalvotos, ten, sako, tai tiesiog jie niekiniai tie tekstai buvo. Tai vat, vėlgi, sakau, tai yra kažkas naujo mums kaip žmonėms, į ką mums reikia dabar jau atkreipti dėmesį ir išmokti gyventi su tuo. Aš gal dar noriu sugrįžti truputėlį prie kelių dalykų, vat, ką buvai minėjęs, tarkim, dėl tų tokenų. Yra labai irgi įdomus aspektas, kad realiai va, tie tokenai yra priežastis, kodėl, tarkim, tas pats ChatGPT negali tam tikrų užduočių net atlikti. Tiesiog, kaip pavyzdys, nežinau, jeigu tu parašyk man ten 200 žodžių tekstą arba 500 simbolių, ten tweetą kažkokį ar dar kažką, nors ten 200, ne? Jis nesupranta raidžių ir žodžių taip, kaip mes suprantam, nes yra netgi OpenAI yra padaręs tokį tokenizer, yra kaip nuoroda, kur tu gali tiesiog įvesti bet kokį tekstą
nesvarbu kokia kalba, ir tau suskaido tą visą tekstą, kurį, mums suprantamas tas normalus tekstas, ir nuspalvina spalvom ir parašo, kiek yra simbolių ir kiek yra tokenų panaudota. Tai kaip ir labai dalykas, kuris šiaip mums kasdienybėje nelabai yra svarbus ar būtina žinoti, bet kas yra labai įdomu, kad aišku, yra sudurtiniai žodžiai, ne? Tai natūralu, kad, tarkim, tu tada pamatai, kaip tas susilipdo ir kaip tas išeina. Bet, pavyzdžiui, kas yra dar įdomiau, kad jeigu, tarkim, įkopijuoji lietuvišką tekstą, va čia jau atsiranda dar įdomių dalykų, nes normalų žodį jis gali suskaidyti iš 7-8 tokenus ir tada tu supranti, kad jis nesupranta. Jisai nesupranta tos kalbos, kaip mes suprantam, ir tada ir atsiranda, pavyzdžiui, kai žmonės pradėjo naudoti, dabar jau labai daug kas naudoja lietuvių kalbą ir jinai tikrai yra gan kokybiška lyginant su galbūt 1,5 ar 2 metai atgal, kas buvo, nes tiesiog yra grįžtamojo to feedbacko, ant ko ir po to apmokamas tas modelis iš to vartotojų elgsenos, ne? Bet vienaip ar kitaip tai visiškai yra netikslu. Mes negalim reikalauti, aš galiu reikalauti, kad jisai man tą užduotį padarytų, bet tai neįvyks, ta prasme, nes jisai fiziškai tai yra, tas supratimas yra truputį kitas. Tai čia, aš manau, irgi yra svarbus tiesiog toks aspektas. Ir dar dėl personos, tai kad tiesiog gal ne visi žino, kas ta persona yra. Tai persona yra tiesiog tai, kad taip, jeigu supaprastinant, aš mėgstu sakyti, kaip prieš žirgų lenktynėms prasidedant yra uždedami tie tokie kaip vaizdą ribojantis dalykai, ne? Kad žirgas susikoncentruotų nuo taško A iki taško B, nes kitaip to finišo nelabai ir būtų, ne? Tai aš mėgstu šitą pavyzdį naudoti, kad realiai man nesvarbu, kad ChatGPT ar ten kitas LLM žino labai daug visų dalykų, aš sakau, kad žiūrėk, aš noriu, kad tu susifokusuotum į tam tikras sritis. Tai tarkim, nes labai dažnai mes ką darom, mes tiesiog šokam į bet kokio įrankio naudojimą, net patys kaip žmonės nepasižiūrėję, o kągi aš bandau padaryti, ne, koks tas iššūkis, kaip aš žinosiu, kad tai yra išspręsta. Tą tokį atsisėdimą ir tokį, iš tikrųjų, truputį, kaip aš sakau, išsivėmimą ant to popieriaus ar ant į telefoną ar dar kur tau patogu, išsirašymą. Tai gerai, jeigu aš, pavyzdžiui, man Karolina duotų kažkokią užduotį, kur aš gyvenime nesudaręs ir aš galėčiau eiti pas bet kokį žmogų gyvenime, gyvą, ta prasme, bet kur pasaulyje, pagal ką aš atsirinkčiau tą žmogų, ne? Tai kokios ekspertinės žinios, gal tai knygos autorius, galbūt tai kažkokios techninė niša ir panašiai. Ir tada aš išsirašau kokius 8 ar 10 tokių bullet pointų ir iš to suformuoju užklausą, kuri prasideda, kad tu esi tas ir tas, tarkim, tu esi patyręs QA, tarkim, specialistas, išmanai tą ir tą, ir tu man padėsi su tuo ar tuo. Tai kaip pavyzdys, aš, pavyzdžiui, prieš važiuodamas pakeliui į podcastą, aš pasidariau tokį personažą, galvojau, o tai kaip, sakau, kokiais kampais mes galim čia kalbėtis per podcastą, pavyzdžiui, ne? Ir aš pasidariau tokį personažą ir man pagelbėjo. Tai galbūt lyginant, ar kaip ir tu sakai, ar tai yra geresnė kokybė ar blogesnė, ne? Tai čia yra labai tas testavimo ir yra reikalas pasilyginti, kaip įvedus tą patį dalyką be to, ne, yra, ir kaip tai yra jau, kai tu duodi tą labai sukonkretintą variantą. Per mano mokymus žmonės, kurie bando, tai jie labai džiaugiasi, nes jie tikrai mato rezultatą. Bet, čia kaip, žinai, čia ir kaip su placebo yra tas dalykas, ne? Tas gali padėti, nepadėti, bet aš pats ant savęs matau, kad, pas mane yra 100 tų personų ir yra visai kita kokybė, yra toks kaip, atrodo toks fokusas, kaip buvo filmas Limitless, ne, kai ten su tabletė fokusas atsisėdi ir pasidarai labai daug. Atrodo, kad ChatGPT veikia kaip ant tokios tabletės, kai jisai gauna personą. Toks aiškumo truputį lygis kitas yra. Bet viskas yra testavimo būtent dalykas. Pasižiūrėti, kaip tau, nes tai irgi gali skirtis. Nes net įrodant kai kurios dalykus yra tai, kad ne visada viskas išeina, nes yra atnaujinimas ir vėl kažkas pasikeitė. Ne? Tai labai daug įvairių gali būti dalykų. O iš techninės pusės, kai tu jam duodi personą ir pasakai, kad čia yra tavo rėmai, nėra taip, kad jisai tada sumažina savo duomenų setą, kurį gali naudoti atsakymui, ir taip gaunas, kad tu vietoj to, kad naudotum 100% žmonijos informacijos, tu tiesiog, susisiaurini ir tada toksai labai
mažas žinias gali panaudoti? Ar tai yra tiesiog outputo toksai filtras, kuris tipo, tą patį pasako, bet tau išfiltruoja taip, kaip tas žmogus pasakytų? Yra daug didžiųjų kalbos modelių, jie skirtingai interpretuoja šitus dalykus. Iš principo taip, bet čia ką reikėtų paminėti tikriausiai mūsų pokalbio pradžioje, kad du didžiausi modeliai, jie nėra atviro kodo modeliai. Ir kai kažkas kalba apie ChatGPT ir kaip veikia ChatGPT, yra labai daug dalykų, kuriuos techniniai žmonės arba dirbę gali numanyti, bet kaip tiksliai kažkas yra padaryta, nežinoma yra, kai ką patys pasako tie researcheriai vadinami, pasidalina, bet iš principo labai daug yra nežinoma. Tai grįžtant prie klausimo, taip, yra sumažinamas informacijos kiekis, bet kadangi tas informacijos kiekis yra labai didelis, aš nežinau, kiek reikėtų mažinti, kuomet tai tikrai pasijaustų. Vėlgi yra kiekvieno modelio atnaujinimas tikrai labai skiriasi ir ką aš pati labai pastebėdavau ir tas vis dar nėra išspręsta, aš vis pasitikrinu, turiu tokį testavimo atvejį, tai yra paprašau paaiškinti, kaip veikia mašininio mokymosi paradigmos. Ir sakiau, kada man paaiškins, tada jau sakysiu, kad viskas ok. Dar tikrinau praeitą mėnesį, dar ne. Tai tavo toks Turingo testas, ne? Taip. Tai aš turiu porą tokių testų. Vienas yra šitas, kitas yra, jeigu aš kažką darau, pavyzdžiui, kodo rašymas, tai aš skaičiuoju, kiek man užtrunka paaiškinti versus kiek man užtrunka pačiai parašyti kodą. Tai ir sakiau, kada man greičiau bus paaiškinti negu pačiai parašyti, tada aš jau sakysiu, ok, važiuojam. Tai vad aš turiu tokių porą testų. Tai dabar vėl grįžtant prie personų ir kaip ten iš tikro veikia, aš nežinau, bet yra tam tikros sritis, kadangi apmokyta buvo iš, taip yra teigiama, viešai prieinamos informacijos, nors yra dabar teisiamasi dėl neviešai prieinamos informacijos, kur lyg ir įrodyta, kad buvo naudojama, bet tarkim kažkokios specifinės medicinos žinios arba kažkokios specifinės mokslo, ypač pasaulio, ten, kur yra kažkas guli kažkokiuose moksliniuose straipsniuose, už kuriuos reikia sumokėti. Research papers. Visi. Taip, aš vis mėgstu paklausinėti ChatGPT apie dirbtinį intelektą, ne? Bet iš techninės pusės. Ir čia ir yra tas tikriausiai, jeigu aš daryčiau mokymus ar kažkokį tokį pristatymą, tai aš to ir naudočiaus, nes tikriausiai žmonės įsivaizduoja, kad jau dirbtinis intelektas apie dirbtinį intelektą tikrai žino, ar ne? Ne. Bet vėlgi, tai ne dėl to, kad jis kažką žino ar nežino, tai yra todėl, kad tai yra tiesiog dėliojami žodžiai vieni po kito ir tai yra spėliojama ir tai nėra kažkokių lėjerių, o kaip išversti? Nėra kažkokių mechanizmų, kurie iš tikro tikrintų realių laiku, ar tai yra teisinga informacija ar ne. Vėlgi priklauso nuo modelio, nes tas pats ChatGPT, OpenAI, jie turi tą vadinamą human in the loop, tai yra žmonės, kurie tikrina ir validuoja tam tikrą informaciją, bet čia jau ir etika, ir visi kiti tie dalykai tada atsidaro šitoj vietoje. Ir bet tas human in the loop yra, jeigu neklystu, Co-Intelligence, knygoje apie tai buvo Ethan Mollick, labai rekomenduoju šitą žmogų visiems. Jis irgi yra vienas iš dėstytojų, bet jis yra kaip jo šiaip tas kursas buvo apie entrepreneurshipą ir būtent startupų įkūrimą. Ir po to, aišku, kai ChatGPT pasirodė viešai prieinamas, tai buvo labai čia įdomus kaip eksperimentas ir nuo to viskas prasidėjo. Tai šiaip labai gera knyga. Ir jisai kalba būtent apie LLM'us. Ir tas human in the loop ir buvo ten paminėtas labai įdomus aspektas, kad pavyzdžiui dabar jau yra atsiradę tam tikri žodžiai, kurie yra, pavyzdžiui, vienas turbūt populiariausių dabar žodžių yra unlock. Visur aš matau šitą žodį, ko prieš tai taip nebuvo ir jis dažniausiai būna pats pirmas, konferencijose, podcastuose, temose, kažkokie baneriai, dar kažkas. Atkreipkite dėmesį, kiek jūs dabar, nuo dabar, kiek jūs pradėsit matyti šito žodžio. Nes
tai yra vat vienas iš tų tokių galbūt populiaresnių ChatGPT žodžių. Tai aišku, jisai egzistavo ir anksčiau ir tai nėra naujadaras. Tas pats pavyzdžiui Realm irgi, kur čia visi sako, čia yra AI žodis ir aš turiu paneigimą tam, nes pavyzdžiui Anglijoje labai daug žmonės naudoja šito žodžio. Aš esu konferencijose dalyvavęs, kur aš esu pagavęs speakerius prieš 5 metus tą naudojant ir jauni žmonės tą darė. Kažkodėl pas mus, tarkim, gal Lietuvoje mes apie tokio žodžio nesam net naudoję šį buityje, ne? Tai ir yra labai įdomus aspektas, kad tie žodžiai, kurie yra daugiausiai naudojami, ateina, aišku, viskas yra dėl kaštų daroma, tai tas human in the loop yra renkamasi nebūtinai pasiturinčios šalis Afrikoje, bet žmonės, kurie moka labai gerai anglų kalbą, jie yra išsilavinę, kiek to būtina tam, sakykime, atlikti šitom užduotims, ne? Bet tada tie žodžiai, kurie toje šalyje yra labai populiarūs, jie tampa kaip ir tuo, kas tampa ChatGPT labai tais populiariais žodžiais. Ta prasme, tai čia irgi tas atsiranda kaip biasas. Aš nežinau, ar tau yra tekę apie tai girdėti irgi. Ne, iš tiesų ne, ir aš tik tai žinau, kad yra tie nustatymai, kur galima pasirinkti, kad rodytų žodį ne su didžiausia tikimybė, o su mažesnė tikimybė ir taip tuomet įvedamas kūrybiškumas. Tai vėlgi dar vienas konceptas, kur mums žmonėm kūrybiškumas, o ten tiesiog yra parametras, ar ne? Tai vėlgi, ar tai yra kūrybiškumas, ar mes tai pavadiname kūrybiškumu, bet tuomet lygiai taip pat kaip mes savo vaikus mokome, sakom, žiūrėk, čia šuniukas, pasakom 1000 kartų ir tada kitą kartą vaikas sako, au, ar ne? Tai ar vaikas išmoko, ar atsiminė, bet čia iš tikrųjų dirbtinį intelektą ir ne tik apie didžiuosius kalbos modelius, bet aš kažkaip geriausiai per vaikų mokymą galiu paaiškinti, nes labai daug yra paralelių tame. O tas human in the loop, aš pirmą kartą girdžiu šitą terminą. Tai ar tai yra, kai prieš leidžiant modelį tu jį dar truputį tas positive reinforcement, kur žmonės jį dar truputį pravaliduoja ir padeda jam. Ar čia yra tas, kur aš prašau ChatGPT ir tada kažkas tuo metu perskaito ir pataiso jį ten? Ar čia tas, kur real time, ar prieš išleidžiant modelį? Tas human in the loop. Bendraja prasme, šiaip aš labai juokiuosi, dabar įsiverskim, kaip human in the loop lietuviškai yra. Ir aš manau, kad tai dabar mums juokinga, bet kažkada tai turės tokią prasmę, nes visose sistemose, ypač agentų sistemose, didžiųjų kalbos modelių turės būti tie žmonės kilpose. Bet angliškai yra daugiau terminų, yra vieni tie, kurie dar bekuriant modelį, kurie sėdi ir gali pasakyti, čia yra teisinga, čia neteisinga, čia yra gerai, čia yra blogai, čia yra šališkumas, tai yra sistemos kūrimo proceso dalis. Vėlgi, kai kurie didieji kalbos modeliai juos naudoja, yra kurie nenaudoja. Bet jau kalbant apie pritaikomumą versle, tai vėlgi tai yra tada tas jau pavadinimas, tas human in the loop, tas žmogus kilpoje, kuris turi būti sistemoje tam, kad prižiūrėtų jau veikiančią sistemą. Ir jisai turi konkrečią rolę, ten jau aiškiai apibriežti reikalavimai, yra tam žmogui aiškiai apibriežti scenarijai, bet vėlgi čia labai siejasi su kokybės vertinimu. Tai gaunas, kad jeigu, tai jau tas antras variantas, kur žmogus prižiūri veikiančio, kaip DevOps, ne, operational system, kuris jau prižiūri ją, tai jisai AI-us sugeruoja atsakymą ir tada I'm not sure. Ir tada nusiunčia jam žmogui patikrinti, toks kaip dėl viso pikto prieš atiduodant atsakymą žmogui. Aš čia galiu darbinį pavyzdį ir kaip dabar yra labai kalbama apie didžiuosius kalbos modelius, tai aš visą laiką akcentuoju, kad nepamirškim, kad šitas dirbtinis intelektas, kuris atsirado su ChatGPT, jis nėra nei naujesnis, nei geresnis dirbtinis intelektas. Tai yra tiesiog viena atšaka tam tikrų algoritmų, kuri yra skirta spręsti tam tikrom problemom. Tai yra generatyvinis dirbtinis intelektas. Ar ne? Tai mano tas pavyzdys, kuris buvo daugiau negu prieš
o gal ir prieš 10 metų kažkur. Mes kūrėm vieną sistemą, kur tiesiog buvo viena komanda, kuri turėjo, veiksmas vyksta banke, ir viena komanda, kuri skaito žmonių laiškus ir sako, ar grąžinti jiem pinigus, ar negrąžinti jiem pinigų. Kai žmonės pasiskundžia, kad jiem neteisingai bankas nuskaitė pinigus, ar ne? Ir situacijos yra tokios, kur pavyzdžiui, žmogus atsikelia ryte ir žiūri, kažkas iš kažkokios šalies prisijungia ir nuėmė $100, pavyzdžiui. Grąžinti, ar ne? Mes visi čia galim sakyti, taip, aišku, akivaizdu reikia grąžinti. Kita situacija yra, kai žmogus... nežinau, ar cenzuruoti ar ne, bet truputį pagražinsiu situaciją, žmogus nueina į tam tikro tipo barą, tenai išgeria, gauna kažkokių paslaugų, yra nufilmuota, kaip jis tai daro, bet žmona pamatė ir sako, tada jis parašė bankui, kad aš ten nebuvau ir jūs grąžinkit. Šiaip negrąžinti, ar ne? Tada, nes mes turime įrodymą, kad matom, žmogus pats išleido pinigus, ar ne? Tada yra toks atvejis. Žmogus susisakė iš AliExpress iPhone'ą už €10, bet gavo ne iPhone'ą. O grąžinti ar ne? Aš lauksiu atsakymą. It depends nuo konteksto visą laiką. Ir visą laiką yra tokių, ir ką aš visą laiką sakydavau su dirbtinis intelektas ir mašininio mokymosi algoritmai, kurie čia egzistuoja labai daug metų ir kurie jau versliai yra naudojami, yra labai akivaizdus atvejai, ar ne? Vienas galas tikrai taip, kitas galas tikrai ne. Bet yra tokie, kur ar čia turėjo būti iPhone'as? O kodėl reikėjo tikėtis, kad čia bus iPhone'as? Ir mes visą laiką nusistatydavom tas ribas, kuomet mes įtraukiame žmogų. Ir tie, kurie tikėdavosi, kad padarysi modelį ir nebeliks tos komandos, tai aš iš karto sakydavau, taip nebus. Visą laiką bus kažkas, kuris turės pasakyti, o kaip turi būti. Nes keičiasi kontekstas. Viename kontekste mes padarom vienokius sprendimus ir teisingas atsakymas yra vienoks, kitame kontekste, tarkim, bankas prisidirbo ir tvarko reputaciją ir visiems grąžina pinigus, ar ne? Ir tada, arba tiesiog nori pakelti savo klientų pasitenkinimo rodiklius, ar ne? Ir grąžina. Tas labai padeda, žinokit. Tai vėlgi, tai mes netgi, pavyzdžiui, ir testavimo atvejai va tokių modelių būdavo tokie, kad duodam 10 žmonių, veikia modelis ir veikia 10 specialistų, ar ne? Ir ten jau tie specialistai, pavyzdžiui, 3 metus dirba tokį darbą yra. Tai modelis pakankamai nuosekliai nuspręsdavo, kam grąžinti pinigus, kam ne. Čia kaip pavyzdys, gali būti bet kokia atveju. O tie patys darbuotojai prie tų pačių atvejų jie ne taip nuosekliai kaip modelis nuspręsdavo grąžinti ar ne. Tai pavyzdžiui, būdavo tokių atvejų, kur 5 sako grąžinti, 5 ne. O prieš tai buvo panašus atvejus, tie patys 5, kur sakė grąžinti, sakė negrąžinti. Žodžiu, viskas yra reliatyvu. Ir čia, žinai, man dar patinka, kad tu būtent turiu paminėjai, kad reikia atskirti, kas yra generatyvinis AI-us ir kas yra AI-us, nes man irgi būna labai slidžių tokių situacijų, kai pas mane ateina ir sako, reikia, kad jūs mum įdiegtumėte ten kažkokį sprendimą. Aš atsimenu, mes su Karolina esam porą kartų apie tai kalbėję. Ir aš sakau, ne aš esu tas žmogus, to prasme, jums reikia Karolinos tokiem dalykam, mane, bet yra dar žmonės, kad jie, kai dabar, iš esmės, kai mes kalbam apie dirbtinį intelektą, daug kas ir galvo, tiesiog ChatGPT. Esu irgi dalinės, esu dalyvavęs pats mokymus iš kažkokius nemokamus online, kur dabar pilna beje nemokamų mokymų, atsargiai su jas. Tai buvo lektorius pasakęs, kad AI-us atsirado prieš 3 metus. Tai aš taip, įdomu, bus gera pradžia, ta prasme, bet netechniniam žmonėm tai taip ir gali iš tikrųjų atrodyti. Ir čia aš manau ir būtent labai reikia skirti, nes tai yra, aš labai atvirai ir sakau, mano fokusas yra generatyvinis AI-us ir tai yra ta tokia mano komforto zona, kurioje aš bandau maksimaliai suprasti, kas ir kaip ir su kuo tai yra valgoma, bet aš niekada neįčiau į tą Karolinos pusę, nes aš neturiu tam to viso mokymus ir įdirbio, nes tam reikia to. Tu negali ateiti tiesiog iš gatvės ir sakyti, aš dabar galiu čia integruoti procesus, pavyzdžiui, nuo nulio įmonėms, ne? Tai čia labai svarbus yra aspektas. Aš galiu irgi vieną duoti labai įdomų pavyzdį, kaip tik praeitą savaitę vyko PVPA organizuojamas forumas
metų kaip ir pasidalinimas, apžvalgos ir vat, tendencijos. Ne? Ir buvo viena organizacija, kuri ieško savanorių ir jie pasidalino labai įdomiu tokiu galbūt sprendimu, kaip jie integravo AI, ne ChatGPT, o iš esmės AI su vienos įmonės pagalba ir būtent padėti su savanorių atrankom. Ir vat, kadangi tai yra vis tiek iš atrankų pusės, tai mes visi susiduriam su tokiais dalykais ir tikėtina, kad tai vis tiek palies kaip įmanoma vis daugiau ir daugiau įmonių. Tai jie buvo padarę labai įdomų procesą, kad buvo, tarkim, tave sudomino, tarkim, tas savanoriavimas, tada užpildai tiesiog, kad mane domina, tada tu gauni klausimyną, į kurį tau reikia atsakyti su video įrašu, tada tą video įrašą transkribuoja iš karto, jau po to įrašo, kai jis yra, tu įrašai, tavo kaip kandidato volontieriaus ta atsakomybė baigta ir tada tas viskas yra transkribuojama, yra perleidžiama per tą nustatytą workflowsą, išanalizuojama, kas tinka, netinka ir, pagal visus kriterijus, pagal ką yra svarbu jam. Ir aš jau taip sėdėjau ir galvoju, oi, čia jeigu jau jie leis viską AI nuspręsti, čia aš jau galvoju, pyksiu. Bet kas man labai patiko, nes realiai, jeigu aš neklystu, buvo taip, kad 600 buvo susidomėjusi, 400 kažkur 50 praėjo per tą procesą ir jie 100 gal 60 įdarbino. Bet apie 100 žmonių jie buvo pasirinkę būtent per šitą automatizuotą visą dalyką. Ir kas buvo labai įdomu apie tą Human in the Loop, kad jie turėjo visiškai visus sprendimus, jie turėjo 2 žmonės iš organizacijos, kurie tikrino visus AI-aus feedbacką ir patys žmonės irgi testuodami, jie rašė savo, davė grįžtamą ryšį ir jie po to lygino. Ir buvo labai įdomus aspektas palyginti tuos rezultatus ir tai buvo daroma 100% visose situacijose, kas ir turi būti, pagal AI-aus aktą tą patį, kas yra labai svarbu ypač iš atrankų pusės. Tu negali leisti AI priimti sprendimą už tave. Ypač atrankos yra high risk kategorija, kas yra labai labai svarbu paminėti, nes nustebtumėt, kiek žmonių atrankistų to nežino. Čia yra labai labai svarbus aspektas. Ir jie, kas buvo labai įdomu, kad jie lygindami skirtumą, buvo kažkokių keisų, kai išsiskyrė nuomonės. Kažkur galbūt AI sakė, kad reikia darbinti arba nedarbinti, o žmogus sakė, ką Karolina minėjo, tu pajauti tam tikrus niuansus, mes galbūt tą kūno kalbą galim pajausti, tarkim, toną kažkokią, nes AI, jeigu jisai žiūri tekstą, jisai nemato, sakykime, čia AI nelygų, bet tuo atveju galbūt tai nežiūri į kūno kalbą, kaip pavyzdys, Yra labai daug intuityvių dar kažkokių dalykų, ką tu gali irgi, čia jau yra gilus miškas. Bet ir buvo labai įdomu, jie pasakė, kad buvo situacijų, kai jie leido, kai AI nerekomendavo darbinti žmogaus, bet žmonės kažkaip dėl kažkokio biaso pajautė, kad tai yra neteisingas sprendimas ir jie pasigailėjo, nes visgi kažkaip AI sugebėjo pamatyti per kažkokią pjūvį, kad tas žmogus ilgainiui bus netinkamas. Ir tie dalykai visi išlindo ir buvo labai įdomus case studies, nes tokių yra vis dar labai mažai, nes įdiegti tokius procesus irgi kainuoja, tai čia tas irgi yra svarbu paminėti, kad tai nėra labai pigus arba lengvi procesai, bet matyti, kad tą jau daro Lietuvos įmonės ir nebūtinai techninės organizacijos, o realiai tos, kuriam reikalingas yra volunteeriai, kur viskas volunteer-based, yra žiauriai įdomus konceptas, nes tai jau vyksta. Labai įdomi istorija ir visą laiką, kai tu pasakoji, man sukasi galvoje, kiek aš testuočiau šitą visą sistemą. Taip. Ten kiek priėmė vyrų moterų, koks jį buvo. Ir man visą laiką sukasi šitoj vietoje, nes tai yra visiškai apie šališkumą. O šiaip dar su tom AI sistemom ir būtent tokiais atvejais labai dažnai dirbtinis intelektas, jeigu čia mes įsivaizduojam, kad čia labai mąsto, kažką galvoja, tai dirbtinis intelektas dažniausiai pasirenka patį trumpiausią, paprasčiausią kelią. Kas matėt, yra YouTube pilna video, kai duoda kažkokį ten žaidimą žaisti ir jis ten kažkokį heką randa, ten kažkokį tunelį pasidaro ir ten iš karto laimi. Tai
lygiai taip pat, žinokit, ir yra su tomis sistemomis. Jeigu netyčia rastų, kad pavyzdžiui, visi žmonės ten virš 50 ilgiau išsilaiko ir geresni yra savanoriai ir ims. Iki tol, kol žmonės supras. Čia kaip ir Amazono, tas jau kiek, 2.15, čia labai senas vos ne 10 metų, man ten atrodo. skandalas geras buvo. Bet tai jie dar ką bandė daryti, ten man, čia gerai, reikia pasakyti, Amazonas labai seniai įdėgė algoritmą žmonių samdymui į atviras rolės. CV reitingavimui realiai. Taip. Ir jie iš tikro paleido jį ir po kažkiek laiko pamatė, kad šiaip moterų nesamdo. Tada įvyko skandalas, tada jie bandė taisyti tą modelį. Ko istorijos dažniausiai, jie bandė taisyti porą. Iš pradžių ten atleido vieną, tada bandė taisyti, tada ten kitą atleido ir po to galiausiai paleido visą komandą. Mano klausimas yra, o tai iš kur atsirado tie duomenys, kad šiaip tai Amazonas vien vyrų samdo, tai ten ir tiesiog pasižiūrėjo į veidrodį patys į save. Tai vat su tokiais atvejais dažnai ir dažniausiai, ir kiek aš esu dirbusi su šitomis sistemomis, labai greitai randa kažkokį paprastą sprendimą, kurio žmonės dar net nepamato. Tai čia yra tikrai dirbtinio intelekto stiprybė. Ar mums patinka tas sprendimas, kai mes suprantam ir mes nusiemam savo visas haliucinacijas, iliuzijas ir visą kitą, ką mes ir kūrybiškumą, ar ką mes ten priskiriam dirbtiniam intelektui. Tai dažniausiai nebepatinka, kai mes suprantam, kodėl tai padaryta buvo. Man pačiam yra tekę testuoti keletą įrankių, kurie atrodė tuo metu, tai čia buvo Google Chrome extensionai tiesiog LinkedInui, ten buvo toks Crystal Nose, bet nose kaip žino, o ne nosis, ta prasme. Tai kaip krištolinis, kaip krištolinis tas, kaip ten, būrimo tas burbulas, ar kaip tu čia bevadinsi. Ir jo konceptas buvo toks, kad tu gali įsidiegęs jį į savo browserį, naršyklę, LinkedIn aplinkoje, tarkim, aš atsidaryčiau tavo profilį ir paspausčiau ant to mygtuko ir man iš karto išmeta tavo asmeninį profilį, psichologinį tą, sakykime, profilį. Ir jisai, tarkim, tada man būdavo, aš galėdavau rinktis, ta prasme, ką aš noriu daryti, tarkim, kad man parodydavo tavo asmenybės tipą, man parodydavo rekomendacijas, jeigu aš rašau tau šaltą žinutę, kaip tai turėtų būti formuluojama. Ar tau patinka ilgas tekstas, daug informacijos, 3 žodžiai, nes yra skirtingi tie asmenybės tipai ir panašiai. Ir mes vieną kartą buvom testą padarę technologijų įmonė, kurioje aš dirbau, paėmėm 10 iš rekrutmento komandos žmonių ir pasakėm, mes darysim dabar testą, pasižiūrėt, ar mes norim tokį įrankį naudoti atrankose ar ne, ir pažiūrėt, kiek tam yra teisybės, ne? Ir mes kiekvieno žmogaus padarėm PDF ataskaitą, sukūrėm, išsiuntėm kiekvienam vienu metu ir atviras ofisas ir žiūrim, kas bus, nes buvo žiauriai įdomu, nes ten labai tikslių, kraupiai tikslių buvo dalykų. Ir aš nepamiršiu, nepraėjo ne 10 sekundžių ir viena kolegė rėkdama, ta prasme, eina link mūsų, iš kur jūs gavote šitą informaciją, čia man reikia šaltinių išsiaiškinti, nes čia kažkas labai dodži ir visa kita. Ir mes atsidarom jos profilį ir pirmą eilutę parašyta, visada kvestionuoja gautą informaciją ir ieško šaltinių. Ir ta prasme, ir iš tų 10 žmonių 9 pasakė, kad buvo 95% tikslumas. Viena vadovė visiškai atmetė savo profilį, nes sakė, jai buvo sunku pripažinti tuos dalykus, kas buvo pasakyta, bet realiai po to, pavyzdžiui, tai iš vis kyla klausimas, tarkim, ar kandidatas turėtų žinoti, kad tokia sistema yra naudojama jam reitinguoti. Šiaip pagal viską turėtų. Taip. Ne? Čia... Teisiškai taip. Taip, tai yra transparency yra labai svarbu, bet ir buvo situacija, kadangi aš tą dalyką kaip pavyzdį bandžiau labai trumpą laiką ir buvo viena situacija, kai man iš tikrųjų padėjo išsaugoti vieną data scientist, nes mano tada buvo ir fokusas, buvo būtent big data žmonės ir su fokusu į būtent tos labiau diverse talentus, taip tariant, aš daugiausiai ieškojau moterų, ko labai trūko. Mažumos. Tai yra irgi labai toks dabar kvestionuotinas dalykas, bet yra dėl ko tai buvo, ta prasme, yra tame logikos. Ir buvo ten irgi labai superinis talentas ir vadovui labai patiko ir norėjo labai greit procesą prasukti, kuo greičiau darbin. Ir man įsijungė vidinės intuicija, kad to negalima daryti, sustojam, kažkas čia ne taip.
Ir aš tuo momentu, vat, kai buvo pas mane toks vat, kabliukas, kad kažkas ne taip, aš pasižiūrėjau jos profilį ir buvo pasakyta, kad jeigu tu pušinsi šitą žmogų, bus toks kaip klaustrofobiškas kažkoks jausmas ir jinai bėgs. Prasme, ir bus, sudeginsi realiai visus tiltus. Ir aš tada jam pasakiau, atsitrauk, leisk man sumanagint procesą ir jinai vis dar dirbo įmonėje 6 metai. Prasme, tai yra man, tai yra labai irgi įdomus pavyzdys, nes tas įrankis dabar skaitosi AI-jaus įrankis. Tuo metu tu žiūrėjai, kad tai yra tiesiog įskiepis, mes nekreipiam dėmesio ir nesigilinom, kas tai yra. Bet realiai, tai yra realiai AI-jaus. Ir tokių produktų šiaip yra labai daug, rinkoje. Tai gal tik tai irgi yra svarbu paminėti, kad labai reikia atsargiai žiūrėti, kokius įrankius mes naudojam ir kas už to stovi, kokią informaciją prieina, kur ta informacija nukeliauja, kurią mes ten suvedam ir, nes gali būti visko. Tai... Prieš pereinant į kitą klausimą, mes dabar jau pradėsim truputį spekulaciją, galvoti, kas gali atsitikti ateityje ir mes nei vienas nežinom, kas atsitiks. Tai yra visiškai tiesiog spėjimas, remiantis mūsų dabartiniam žiniom, mes darom projekciją, kas gali būti ateityje, matant tendencijas. Tai dabar, kaip manot, ar ateityje judant toliau tam kodo generavimui ir jo kokybei ir jo panaudojimui, ar atsiras poreikis, kad daugiau reikės testuotojų, kurie galės patikrinti, ar tas sugeneruotas kodas atitinka reikalavimus, ar jis turi tos nefunkcinius reikalavimus, tarkim, ar jis yra lengvai naudojamas, greitaveika. Visiems šitiem dalykam, ar reikės daugiau testuotojų? Aš manau, kad tai labai priklausys nuo įmonių. Ir mane liūdina ta tendencija, kad, čia be abejo mano nuomonė yra, kad dirbtinis intelektas iš principo didina atskirtį. Nes tos įmonės, kurios yra technologijų įmonės, kurios yra sukurtos pakankamai neseniai arba tos, kurios geba greitai adaptuotis, tos įmonės jos labai gerai panaudoja dirbtinį intelektą jau bent 10 metų. Ir jos turi patirtį, jos turi procesus, jos turi tą kultūrą. Net ir dabar dalį kodo generavimo arba testavimo gali atlikti dirbtinis intelektas. Bet kažkodėl ne visos įmonės tai naudoja. Tos įmonės, kurios dabar bando įdiegti dirbtinio intelekto sistemas arba produktus, sprendimus, joms gali būti, kad seksis lėčiau ir sunkiau. Ir tikrai bus tokių atvejų, kuomet patikės tą idėją, kad mumgi nereikia programuotojų, mes čia kodą galim generuoti ir be programuotojų, nes tikrai yra daug žmonių, kurie apie tai kalba. Ir tokiu atveju tai testuotojam bus aukso amžius. Tikrai. Kitais atvejais, vėlgi, manau, tai priklausys nuo to, kokie procesai jau dabar yra įmonėse, arba nuo, jeigu kalbam apie kažkokius startupus ar naujas įmonės, nuo to, kaip jie susidėlios tos procesus, nes lygiai taip pat ir testavimo dalį galima automatizuoti. Bet tuomet yra klausimas, o kodėl dar ir dabar ji nėra automatizuota, arba kai kuriuose įmonėse kažkokia dalis jos yra automatizuota. Man atrodo, kad iš testavimo pusės tai yra labai daug skirtingų šaltinių, iš kur tu gali pasimti domeno, kaip domenas lietuviškai, nežinau. Domenas, tikriausiai. Gali pasimti domeno žinių. Tarkim, aš turiu programinę įrangą, kurią man, tarkim, naują funkcionalumą, kurį man reikia ištestuoti. Aš turiu Jira, kur man surašyti reikalavimai ir suprantu, kodėl mes tai darom, galbūt reasoningas, ką mes norim pasiekti, bet taip pat ir žinau, kaip dabartinė sistema veikia. Tai yra ne reikalavimai, tai yra ne tekstas, bet tai yra tas naudojimas tos sistemos, programinės įrangos. Aš iš tenais pasisemiu informacijos, kaip dabar yra ir ką mes norim padaryti ir pamatyti tą skirtumą ir pasižiūrėti, ar jisai gerai įsikomponuoja į tą visą sistemą. Taip pat aš galiu pagalvoti, kad aš esu vartotojas, kuris yra mano tipinis persona, kur, tarkim, jeigu aš esu pirkėjas Amazone, tai nežinau, tikriausiai kažkas iš jaunesnių žmonių, galbūt kažkoks darbas, jisai po darbo grįžta, nori nusipirkti prekių, galbūt ten maisto, dar kažko. Aš galiu tokią personą padaryti ir iš jo pusės pagalvoti, kad aš grįžtu ir kaip man patogu būtų naudoti.
Ir testavimas yra tai, kad tu labai daug žinių, skirtingų šaltinių turi sujungti ir kuo tu daugiau gali tą padaryti, tavo tas testavimas bus platesnis ir daug daugiau vertės gali suteikti su savo įžvalgom programinės įrangos kūrime. Tai man atrodo, kad didžiausia problema, kai mes turim tą tikslą, kad tu parašyk man Java kodą, šitai užduočiai atlikti, tai yra labai specifinis data sources, kurį tu turi panaudoti ir gali struktūrizuotai, o testavimas yra labiau kaip ir kūrybinis toks procesas ir tu gali iš daugiau pasisemti pavyzdžių, informacijos ir tada geriau padaryti tą testavimą. Ir kad jį dar automatizuoti arba kad judama į tą pusę, tai čia turėtų būti toksai labai galingas modelis ir sugebėjanti dirbti su labai daug šaltinių. Tai man atrodo, jį automatizuoti ir panaudoti bus daug, kaip dirbtinis intelektas, daug sunkiau bus jį padaryti, nes tai yra ne visiškai vien tik generavimas, tai yra daug daugiau informacijos apdorojimo, taip ir vaizdinės, tekstinės informacijos, labai daug ten tų šaltinių yra. Išskaidžius į procesus, tai tikriausiai reikalavimų peržiūra, ar ne? Tai čia galėtų būti viena dalis, kur dirbtinio intelekto sprendimas galėtų atsirasti. Personų apibrėžimas, čia jau Dovo daržas, tikrai ne mano, irgi galėtų automatizuoti šitą dalį. Tai jeigu taip žiūrėti struktūriškai, link ko būtų galima eiti, tai tikriausiai kiekvieną proceso dalį automatizuoti ir kiekvienai proceso daliai aš beveik esu tikra, kad tai bus kažkokie skirtingi sprendimai. Nebūtinai tai bus didieji kalbos modeliai, tarkim persona, taip gali apibrėžti kažkokias personas, duoti kontekstą, nes šiaip įmonės linko eina ir šitie metai agentų metai yra, bondiada grįžta, ar ne, tai agentai, na ir ragai, Retrieval Augmented Generation, ragai yra irgi apie tai, kad... Atsiprašom kalbos kultūros komisijos, bet yra neįmanoma. O kaip išversti ragus, tai čia nepadariau namų darbų. Bet gerai, kalbam apie agentus, lengviau išversti, agents. Tai yra apie tai, kad mes duodam įmonės informaciją kažkokią, kuri jau yra, ar tai įmonės dokumentacijos, ar tai yra kažkokie bendravimai su klientais jau įrašyti. Tuomet modelis išmoksta ir modelis galėtų arba sistema galėtų atpažinti, kokios personos yra. Bet vėlgi iš patirties galiu pasakyti, kad ne visada yra tos personos ir ne visada jos labai aiškiai išskiriamos yra. Kartais būna taip, kad vadovas sako, aš noriu turėti kažkokias personas arba išskirti ir suprasti savo klientą, bet tie klientai yra tokie įvairialypiai ir duomenys yra tokie, kad neįmanoma išskirti arba, pavyzdžiui, gali būti duomenų trūkumas, ar ne? Tai tuomet, ar mes bandytume kurti dirbtinai tas personas, tai vėl tada mes grįžtam prie to, koks svarbus yra žmogus šitame procese. Tai aš manau, kad po truputį tas procesų dalis, jas galima automatizuoti, bet kad jos apsijungtų ir tai būtų toks nepertraukiamas procesas, aš dar to greitų metų nematau. Čia dar irgi, aš norėčiau papildyti, kad dabar, kai tu kalbėjai apie personas, kad tai nėra eksperto personas, apie kurias aš kalbėjau, bet čia labiau kliento tos personas, ne? Tie avatarai, kur kas, aš taip suprantu. Customer profile, kaip jo, tai čia kaip kliento avataras. Jo, bet kliento, taip, bet jo apibrėžimas iš principo ir yra labai panašus kaip eksperto persona. Tai yra persona. Taip. Ir jo, čia labai įdomi, kad tu palėtei agentus, nes aš gal su kodo rašymu tikrai nesu labai susipažinęs labai stipriai, bet teko irgi matyti, kad tiek Claude'as, tiek ChatGPT, jie būtent yra tie turbūt pirmieji didieji kalbų modeliai, kurie pradėjo duoti tą galimybę, kad naudojantis ChatGPT arba Claude aplinką, tu duodi prieigą prie tam tikrų jau kompiuterį esančių programų,
Ir jos, ir kas vat ir įdomu, ir galbūt yra to tendencija, kad jie tuos dalykus prioritizuoja nuo kodo rašymo. Tai va tie, kas rašo kodą, tai yra pirmieji, kurie gali išbandyti va tuos papildomas funkcijas, ane? Ir vat OpenAI'us jau kalba apie tuos agentus, ane? Ir dabar tikrai man bus labai įdomu stebėti, kuria linkme visą tai nueis. Ta prasme, aišku, tik tai vat irgi, kas yra labai įdomu, kad tai tas agentų lygis bent jau iš OpenAI'us yra, kad ir kainos atžvilgis yra visai kas kita. Ta prasme, ten, jeigu aš neklystu, nuo 200 per mėnesį yra ta kaina, kai iš pradžių visi nesuprato, kodėl tiek daug ir už ką čia mokėti, bet dabar jie pradeda jau kalbėti ir tą kaip ir teasinti mus tais tom galimybėm. Tai čia tik tai laiko klausimas, nes kuo kiti konkurentai kažką vis numeta, tai vis OpenAI'us vėl kažką naujo padaro, tai čia yra labai įdomu. Bet dar dėl pačio kodo rašymo, tai čia turbūt gal ir taip skambiai ir nuskambėjo pernai, kai Nvidia CEO jis taip garsiai pasakė, kad čia kodą rašys tik tai žmonių nebereikės, kad kodą rašys mašinos. Ir man atrodo, tai įvedė labai tokio gal sąmyšio tokio, natūralu, nes tai yra labai daug žmonių, kurie tą daro, ane? Bet galbūt čia yra ir kitas kampas, kad jeigu mes dabar skiriam laiką savo žinių gilinimui ir savo toje nišoje, tarkim, aš tikiu, kad QA žmonės tikrai neišnyks. Ta prasme, aš esu girdėjęs savo industrijoje, kad pirmą kartą 16 metų spalis buvo, kai pasakė, kad AI'us pakeis talentų medžiotojus, dar nepakeitė, nes yra labai daug to žmogus turi būti tame in the loop, kad tas procesas įvyktų kokybiškai, ne? Tai aš manau, yra labai daug dalykų ir būtent QA, kur tas žmogus jis privalo būti, nes yra per daug tų dedamųjų visų dalių, bet kadangi viskas ir prasideda su tais agentais nuo kodo, tai aš jaučiu, kad čia ir bus tas toksai perėjimas labai greitesnis negu kitose srityse, iš tų galbūt daugiau to tokio čia aš labiau workflow'se matau, ta prasme, kur yra, kai tu sudėlioji labai aišku procesą ir tada tas agentas eina per tą procesą. Taip labai jau, taip, jeigu paprastai kalbant. Aš gal šitoj vietoj mes turim tokias pasakas, ar ne? Ten pagauna žuvį ir sako, sugalvok 3 norus, ar ne? Ir tos pasakos niekada nebūna taip, kad sugalvoji gerus 3 norus ir ten laimingai gyveni, ar ne? Tai man atrodo, su programavimu ir dirbtiniu intelektu bus panašiai, bent kurį laiką, todėl kad nuoširdžiai tie, kurie programuoja, kai mes pradedam rašyti kodą, ne visada mes ir žinom, kaip jisai pasibaigs. Ir nėra taip, kad mes jau tiksliai žinom, kaip detaliai ta sistema turės atrodyti. Net ir, tarkim, rašant užklausas, daugiausiai dabar tikriausiai kursorių naudoja kodo rašymui, toks įrankis yra, ant VS Code paremtas. Žodžiu, tai daugiausiai kursorių naudoja ir pastebėjau, kad smulkiem kodo gabaliukam yra puikiai veikiantis įrankis, bet ne dėl to, kad pats įrankis yra kažkoks negeras, bet dėl to, kad yra labai sunku pateikti užklausas kažkokiam didesniai porcijai, tarkim, kodo, dėl to, kad, sakau, aš nežinau, iš praktikos yra lengviau pasakyti, kad mes pradedam kažką daryti ir tada žiūrim, čia yra taip, tada mes užbaigsim taip, ar ne? Kitas dalykas, dabar programavimas daug priklauso nuo trečiųjų šalių įrankių, third parties. Tai tos pačios kažkokios bibliotekos, ar ne, kurias mes įdėgiam, kažkokios integracijos. Dabar nebėra taip, kaip anksčiau būdavo tam pačiam versle, kur yra kažkoks kodas, jis yra kažkur įmonėje, jis su kažkuo susisieja ir tas kodas kažką daro. Dabar vis yra labai daug integracijų ir viskas yra toks kaip voratinklis persipinęs. Tai vėlgi truputį keičia konceptą. Ir labai dažnai, kai kalba tie žmonės, kurie kuria dirbtinį intelektą, tai dažniausiai būna CEOs tie įmonių. Net ir tas pats Bill Gates, Elon Musk, Sam Altman. Kai jie kalba apie dirbtinį intelektą kaip technologiją.
ne kaip produktą. Ir kad tai kaip technologija gali rašyti kodą ir gali pakeisti programuotojus, tai aš tuo nebejoju. Bet kaip mes tą technologiją kiekvienas pritaikom savo versle, savo verslo kontekste, su savo įmonės kultūra, su savo įmonės istorija, technologijom ir visais sprendimais, kurie buvo padaryti iki tol, tai yra visiškai kitas dalykas. Ir todėl todėl yra tas didžiulis atotrūkis tarp to, kas yra kalbama ir tarp to, kas iš tikro vyksta įmonėse. Tai man atrodo, jūs jau tikriausiai geriau galit pasidalinti tą realybę ir kiek dabar jau yra automatizuota. Nes šiaip realiai, jeigu kažkas jums būtų pasakę prieš 5 metus, kad žiūrėkit, bus tokia technologija, jūs galėsit padaryti tą ir tą, tarkim dabar ten yra kažkoks, skaičiuoja PhD lygis, ar ne, kažkoks ekspertizės, ar ne? Ir ar jūs būtumėte atsakę, kad jo, tikrai mes eisim į darbą taip, kaip einam dabar, sėdėsim ofisuose, mūsų darbas iš principo, aš nežinau, kiek jūsų darbai pasikeitė stipriai. Dėl to, kad atsirado ChatGPT ir visos šitos galimybės. Mano darbas susikūrė. Pradėkim nuo to. Ok, tai mes turim vieną dalį. Nedaug. Pas mane komandai naudoja, man atrodo, per Copilot, naudoja ir paprašo, kad parašytų unit testus. Tiesiog sugeneruotam kodui, neleidžia jam pačiam generuoti ir rašyti kodą, bet tiesiog unit testus ir tada jie pataiso ir va, čia geras yra, nuo ko galima atsispirti, jau sutaupė man kažkiek ten valandų. Tai tenais yra naudojama, bet apart to nesmarkiai. Net pasakyčiau, kad dabar mes turim -1 programuotoją per įmonę, nes va, turim ChatGPT ar ten Copilotą. Nemanau, kad dar padarė tą įtaką. Tai va, tai yra, ir čia aš šitą stebiu ir aš taip juokauju, kad aš geriausiu metu tikriausiai išėjau į motinystės atostogas, kad ir kaip šitas žodis skaudžiai skambėtų, bet 2015 metais vyko labai panašiai, kai atsirado didieji duomenys, big data ir deep learning. Tikrai visi kalbėjo, kad nebereiks nei programuotojų, analitikų nebereikės ir ko ten tik nebereikės. Ir buvo labai sukelti lūkesčiai, tuomet įvyko didysis nusivylimas, kai tie lūkesčiai vis tik nebuvo pateisinami ir vėliau susinormalizavo ir tos įmonės, kurios sugebėjo adaptuoti tas technologijas, tai yra dirbtinį intelektą, iš esmės jos jį turi, naudoja ir dabar jau ant to, ką turi, kuria į viršų. Tos, kurios ne sugebėjo priimti to dirbtinio intelekto arba bandė kažkaip ten šaudę į kitas pusės, tai dabar vėl bando, bet tas toks didžiulis hypas, jisai tikrai kartosi ir man labai labai stipriai primena tai, kas vyko prieš 10 metų. Hipotetinė situacija. Jūs labai puikiai įsidegėt visus QA procesus suautomatizavot ir galit atleisti 9 iš 10 darbuotojų. Čia tikrai labai hipotetinė situacija. Aš turiu tai pabrėžti. Bet ar įmonei tikrai bus geriau nuo to? Iš kaštų pusės ir jeigu kokybė labai smarkiai nenukris ir, tarkim, nedegraduos per laiką, tarkim, dabar veikia, bet vėliau jų tos sistemos nieks neprižiūrė, net kokybės ir visą laiką mažėja, naujas funkcionumas atsirado, nieks jo nepadengia ir tada vėl turim iš naujo samdytis komandą. Tada gal ir ne. Bet iš verslo pusės yra tam tikras privalumas, kai tu turi automatizuotą sistemą, jinai neserga. Jai nereikia galbūt daryti kažkokių dovanų ar ten dar kažkokių visų human tų dalykų daryti, tai ir labiau apsimoka, tai jeigu iš verslo pusės yra galimybė sutaupyti, tikėtina, kad priims kažkas sprendimą ir sutaupys. Čia labai geras pastebėjimas, nes dar aš gal pridėčiau, kad yra dabar gal tendencija, kad gal anksčiau buvo tikslas, kad įmonės būtų kaip įmanoma didesnės, kuo daugiau darbuotojų ir pagal tai yra vertinama įmonės įvaizdis ir visa kita, ne? O dabar atrodo, kad kaip tik yra įvairaus lygio įrankiai, ne, priklausomai nuo biudžeto, ką įmonė gali sau leisti. Bet dabar eina labiau apie optimizaciją ir kaip įmanoma efektyvinimą viso, ką tu darai, kaip įmonė efektyvinimą. Ir irgi teko, kad ir praeitą savaitę bendrauti su viena įmonė, kur sakė, pas mus mes labai mažai priminėjom žmonių
Nes, tiesiog tikslas toks yra, kad bandyti maksimaliai su tais resursais, kuriuos mes turim, auginti savo, plėstis, nes labai daug įmonių išlėkia į orą dėl to, kad per greitas augimas, tada tu nesuvaldai tų žmonių, kurie ateina ir čia jau kiti onboardingo dalykai. Tai čia labai, labai dabar įdomus metas, kad, manau, kad tie tech gigantai, kaip ten Twitteris, kai atleido, ten kiek 8% savo workforce'o, Facebookas paskelbė ir kad net leidinės labai daug, tai yra technologijų gigantai, kurie, aš matydavau labai daug žmonių, kurie tikslas, ten Google'as, Facebookas, Apple'as, ten nepapulta, kaip kad ten jau jų CV pas tave ženklas, ten tas jų logo yra, tai jau visos durys atidarytos, Bet jie dabar pradeda diktuoti visai kitą požiūrį į tą tokį, galbūt netgi perdėtą išsipūtimą įmonėse. Ir tas optimizacija ir galbūt tas teisingų įrankių pasirinkimas yra turbūt sunkiausias dalykas, nes kaip atsirinkti, kaip tuos procesus viduje susidėlioti, ar yra kas tuos procesus išmano, pradėkim dar nuo to, nes tu gali turėti geriausius įrankius, bet jeigu žmonės sakys, aš nematau prasmės, kodėl aš turiu ten tą daryti arba tą daryti, tai tie dalykai, užsilenkinėja, tu tada neišnaudoji ir tu vėl esi, žmonės, mes, manau, turim labai tokį, mes nueinam į savo komforto zoną ir mes nenorim pokyčio iš esmės. Jeigu tu turi darbą, tu nori, kad tas darbas būtų toks, koks jis yra ir aš ateinu kiekvieną dieną, gaunu tą, ką žinau, planuoju. Ir po to čia dabar viskas keičiasi, naujos technologijos, tas anas ir, tai yra, aišku, tie, kas dirba su technologijom, yra pripratę prie pokyčių, bet aš matau irgi tam tikras rizikas, bet yra ir tam tikrų gerų dalykų, kai yra kalbama apie tą optimizavimą. Kokybė ir turėtų būti vienas svarbiausių dalykų. Aš atsimenu, kai mes buvom būtent QA festivalyje, kuris buvo Tesonete, aš atsimenu, aš tada, kai klausiausi pranešimų, man tada buvo toks išvis. Aš vengiau, sakiau, jeigu man dabar reikėtų daryti pranešimą, po tokio experience'o, tai man buvo tokia frazė, kad kiekviename iš mūsų yra QA žmogus, nes mes labai daug testuojame visame kame. Nauji įrankiai, ką mes darom, mes testuojam, mes pasižiūrim, veikia, neveikia, imti, neimti, mokama, nemokama, verta investuoti savo ten tos eurus ar ne, ir verta investuoti savo laiką, kas yra dar brangesnis, Tai testavimas yra labai daugelį dalykų, tik tai galbūt jis yra paprastesnis negu tas tikras QA-as, kur ten labai yra kompleksiški tie visi procesai. Viena iš tokių metrikų tai yra revenue per headcount, man atrodo taip. Per person. Ir jeigu tu esi įmonė 50 000, tarkim 100 000 dėl skaičiavimo paprastumo, 100 000 darbuotojų ir tavo pelnas arba pajamos ir tu gali paskaičiuoti kiek per žmogų. Jeigu tu sugebėsi susoptimizuoti ir tavo pelnas per žmogų arba pajamos užauga, tai kaip ir tavo tie stakeholderiai, lietuviškai. Dalininkai, savininkai, akcininkai, bus labai patenkinti. Tiem, kam skauda dažniausiai. Taip, kurių pinigų viskas padaryta realiai. Tie, kurie spaudžia kitus daryti tos optimizacijas, nes jiems už to yra tiesiog pinigai, nes jie patys nedirba, nieko negali padaryti, tiesiog gali spaudimą sukurti. Ir atsiranda tas momentas, kur bando sutaupyti. Dabar iš tų atleidimo pusės, tarkim, jeigu 9 iš 10 dabartiniam procesam yra nereikalingi. Klausimas, ar jie bus atleisti ar ne, tai yra, ar jie sugebės sukurti vertės. Jeigu tarkim, jie sakys, ne, aš įrankiais nesinaudosiu, aš nepadėsiu, aš jo netreininsiu, aš jo nepalaikysiu, aš pripratęs esu testuoti tiesiog sistemas, jam nebus tenais ką veikti, nes jeigu ta sistema veiks tvarkingai, jam nebeliks darbo, tai jis tos vertės nesugebės sukurti. Bet jeigu tu lankščiau pasižiūrėsi, sakysi, gerai, pasaulis keičiasi, aš turiu irgi prisitaikyti arba aš turiu ieškoti kitos įmonės. Tai ir tu gali pagalvoti, kaip tu dar kaip žmogus gali sukurti vertės. Ir jeigu tu tai parodysi ir sukursi, tai niekas nekvaišinos, kad tave reikia atleisti. Bet tam reikia ir mindseto turėti, ir taip pat ir žiūrėti, ieškoti tų galimybių ir jas išnaudoti. Ir sugebėti apsimokinti taip, kad tu būtum pakankamai kompetitingas naudotis tais įrankiais. Tai galbūt ne tai, kad atleist, bet jeigu tu sugebėsi surasti, kaip tu kitaip sukuri vertę ir įrodysi, ir įmonei tai yra pakeliui. Mindsetas tai čia yra
čia yra numeris vienas iš esmės visame kame, nes aš manau, kad vat vienoje konferencijoje labai girdėjau frazę Londone prieš 5 metus, kad tie, kurie baigia dabar mokyklą, kad jie per savo gyvenimą turės 15 skirtingų karjerų. Tai iš esmės keičia visą tai, ant ko mes augom, ne? Tai nebėra tavo diplomas, tai nebėra tavo pirmas darbas, tai nėra one job for life, tie dalykai jau visiškai yra pasikeitę. Ne? Aš sakyčiau, tas smalsumas iš esmės yra labai būtinas technologijom, ne? Nu, pokyčiams, naujovėms, ne? Žiūrėt trendai, tie tokie gal early adopteriai, tie, kurie tikrai seka ir stebi ir bando ir sako, žiūrėkit, hebra, bandom šitą ir šitą ir šitą, ne? Tada kitas yra dalykas, tiesiog galbūt, kai žmogus sako, kad žiūrėkit, nėra tas, kad aš vadinu save ekspertų kaip pavyzdys, ne? Nes dabar aš juokauju, sakau, kas yra AI-aus ekspertas, ta prasme, tai yra absurdas. Viskas... O kas nėra AI-aus ekspertas? Ne, ta prasme, jeigu mes vesime AI ekspertai LinkedIną, kiek būtų profilių, čia turbūt būtų labai juokinga pažiūrėti, kiek yra žmonių, kurie realiai tapo AI-aus ekspertais per LLM paleidimą, tą ChatGPT paskutiniai 2 metai. Aš aišku metu akmenį į savo pusę, bet aš niekada nesivadinu ekspertų, nes aš negaliu, aš galiu komentuoti per savo prizmę, bet tas ekspertas yra man, tu turi labai išmanyti. Aš nežinau, tu turbūt savęs nevadintum ekspertą. Aš visada perskaitau, jeigu kažkur mane pristatinėja ar kažkur kažkas vyksta ir visą laiką ieškau to žodžio ekspertas, jeigu randu, visada paprašau ištrinti. Galbūt net teoriškai ir galėjo būti toks laikotarpis, kai aš galėjau būti tam tikros srities ekspertė. Dabar aš sakau, didžiausia raudona vėliava, red flag, yra, jeigu žmogus sako, aš esu AI ekspertas, nes tai tiesiog yra tokia plati dabar sritis, kad tiesiog neįmanoma būti ekspertu. Taip. Aš jūs nepavadinau pradžioje ekspertais, ne? Ne. Mano radarai nesutrigerino. Nes aš galvoju, negirdėjau. Žiūrėt, sakau. Ne, bet čia yra toks truputį, čia tų žmonių, kurie dirba, yra toks juokas ir jis tikrai nežeidžia. Viskas yra okei. Jeigu dirbi virš 10 metų, kaip ir teoriškai ten galima prisiklasifikuoti, ar ne? Bet tai yra apie būtent tą dabartinę situaciją, kai dirbtinis intelektas tapo tiek madingas, kad tie žmonės, kurie iki tol darė bet ką, kas buvo tuo metu madinga, irgi atėjo į sritį. Ok, jeigu nepyksit, aš dar vieną klausimą jums turiu. Kaip manot, kiek procentų nuo idėjos dirbtinio intelekto sprendimo iki produkcijos? Tai yra įdiegimo įmonėje. Kiek procentų visų idėjų pasiekia? Ne idėjų, bet tai, ką pradedam daryti, tai kiek procentų tų sprendimų pasiekia? 1? Čia gal idėjos tai 1 būtų, daugiau. Čia tikriausiai early adopteriai visą laiką bus daug didesnis fail rate'as, bet yra ir chatbotai, kurie tikrai labai populiarūs, yra ten platformos, kurios tiesiog pakankamai lengvai gali įsidiegti ir tą 70% savo užklausų, kad išspręstų botas. Tai tenais yra tikrai pasiteisinę. O visur kitur jie padeda, bet žiūrint, kokiu rezultatu tikimės. Kad jie pakeis žmonės, ar jie yra tiesiog produkciniai sprendimai, kurie, suteikia vertės. Jo, tai iš principo aš kiekvienais metais pasižiūriu Big Foras konsultacinės įmonės, jos daro apklausas ir apklausia verslus, kaip sekasi diegti dirbtinio intelekto sprendimus konkrečiai, nes kad kalbam, tai čia yra viena, bet o kiek pasisekė? Tai praeitų metų skaičius yra 30%, tai reiškia 30%. Būtent, tai yra labai geras skaičius, nes aš pamenu, kai aš pradėjau tuo domėtis, sekti, tai vėl tikrai kažkur apie 10 metų bus, tai buvo pirmis 3% tikrai gerai atsimenu buvo, tada buvo 10% ir tada aš kažkaip atsijungiau nuo to ir dabar galvoju vėl 30%, čia yra gerai, čia yra gerai. Bet matai, čia dar turbūt viskas ir sugrįžta, kad, vienas yra
skubėjimas tą daryti. Ta, ką mes dabar išgyvename su tais greičiais, kas vyksta pokyčiai su dirbtinio intelekto produktais ir sprendimais, kad labai primena tuo, kai buvo tas internetinis bumas, ne? Vat, kai įmonės vienos prisitaikė, kitos išnyko ir labai dideli gigantai sudegė. Ne? Nesvarbu, tai galėjo būti labai sėkmingos įmonės, bet jos nespėjo tą traukinį ir vat, ėmė ir dingo. Tai dabar irgi vienas iš tokių verslininkų yra pasakęs, kad 2030 bus dviejų tipų įmonės. Tos, kurios implementavo AI ir tų, kurių nebėra. Tai, bet AI yra labai, vat, kaip mes ir matom, tai yra labai spektras, ne, dalykų. Tai, bet aš gal dar noriu tokį dalyką paminėti, kad dabar yra labai lengva mums kaip vartotojams tiesiog, nesvarbu iš kokios srities mes esame, nesvarbu kokia yra mūsų patirtis, išsilavinimas ir kiti dalykai, turbūt labai lengva yra užstrigti tokias aukos sindrome, mane pakeis, aš esu niekas, aš nieko neišmanau ir panašiai. Bet realiai, tarkim, pat ir tavo komandai žmonės, kur yra, jie yra ten dėl to, kad jie praėjo labai rimtą procesą atrankos, jie yra patikrintos jų žinios, jie gauna mokymus, ne, tai yra žmonės, kurie jau turi didelę bazę duomenų, kurių įmonė sako, mes žinom, kad jūs tinkat šitam darbui atlikti, ne, tai jūs jau esat geriau negu dauguma žmonių tiesiog, ne, kurie galbūt pradeda viską nuo nulio. Jeigu jisai sugeba įdarbinti papildomą AI-os pagalbą, tai jisai bus visada aukščiau iš esmės, nes tu paimi savo skillsus, savo patirtis ir tu pasižiūri ir susikuri procesą gerai, o kaip man dabar pasilengvinti, kaip man dar giliau eiti, kaip man dar tuos dalykus išplėsti. Yra labai paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, toks meniškas, kad jeigu aš noriu sugeneruoti nuotrauką su ten Midjourney, aš įvedu sukurk nuotrauką, ten tokia, ten, nežinau, stalas, delfinas ir eglutė, kaip banaliai, bet kas dabar kažšovė galva. Jeigu tą darytų mano draugė fotografija, tai būtų visiškai kitoks dalykas. Jis pasirinktų juostelės, ten tą skaičių, pasirinktų shutter speedą ir labai daug techninių parametrų. Mes visi galim fotografuoti, bet mes niekas turbūt neišmanom techninių parametrų. Ne? Ir čia yra tas toks išskirtinumas, kad mes kiekvienas savyje turime tam tikrus skillsus, kurie pas mus yra atėję per mūsų profesijas, galbūt taip galima sakyti. Ir jeigu mes jas galime gilinti su AI-os pagalba, kad ir su tais pačiais kalbos modeliais, ne, jie mums gali tikrai padėti. Prasme, jeigu mes randam, kaip prie to prieiti. Vietoj to, kad būti aukos tam vaidmenį ir sakyti, o tai dabar mano gyvenimas baigtas, einu pardavinėti kavą į Starbucksą. Aš esu matęs tokių istorijų Amerikoje, kai labai spauda vaikėsi tų tokių aukos istorijų ir buvo vienas developeris pasakė, aš vietoj to, kad mano gyvenimas baigtas. Ir aš sakau, wow, tu turėjai mokslą, tu praėjai ten magistro lygis, ne, tai praėjo labai daug metų žinių ir tu galėjai pagilinti, bet tu pasirinkai to nedaryti. Ir aš manau, kad čia bus irgi, kaip ir su įmonėm, tas bus ir tiesiog, kaip sakoma, išlieka stipriausia, nes technologijos jos keičiasi labai stipriai ir mums dabar reikia tiesiog neatsilikti, nes man kažkas būtų pasakęs prieš 2 metus, čia aš ir juokavau, kad mes, kai su Karolina, mes vis susitinkam skirtingose gyvenimo etapuose ir aš kaip dabar atsimenu, buvo 23 koks ten pavasaris, kai jinai man sako, bus AI-os asociacijos meetupas, ateik, pakalbėti apie diversity, recruitmente ir aš sakau, su Big Data, kaip tik tas buvo. Ir aš ateinu į meetupą ir aš tada jau žaidžiau su čatuku, bet tai nieko, aš ten dar toli buvo iki to, ką aš dabar dariau. Po to vasarą buvo kitas dar meetupas ir po to nuo Liepos aš pradėjau daryti mokymus. Tai įvyko tiesiog, ne, nes tai buvo seka labai daug dalykų, nes kažkaip atėjo vidiniai pojūčiai. Tai, kad dabar labai daug dalykų keisis iš esmės, aš manau ir noriu palinkėti, įsiklausyti tuos vidinius pokyčius, nes tą, ką mes darom dabar, nebūtinai yra tai, ką mes darysim už metų. Mes net neįsivaizduojam, kaip tos technologijos iš tikrųjų atrodys. Apie DeepSeeką prieš 5 dienas, prieš savaitę niekas nekalbėjo, ne? Bet, gerai, prieš 10 dienų. Bet kaip atėjo, taip mažo nepasirodė, ne? Ir mes nežinom, kas mūsų dar laukia. Tai čia tas irgi yra toksai, kur galbūt tas žaismingumas ir smalsumas yra labai, jis gali tiesiog padėti, pagilinti savo tą tokį skillsą. O dėl tikimybės, kaip greitai gali pakeisti programuotojus, ne? Kaip minėjai, pakeitė, užsigando, išėjo, aš būsiu paprastą darbą dirbsiu. Jeigu mes kalbame apie kodo generavimą,
Tai sugeneruok man tokią ir tokią funkciją, skamba kaip, tarkim, pirmo lygio uždavinys. Nelabai sudėtingas, bet jeigu mes jau turim veikiančią sistemą ir mes norim pridėti papildomą funkcionalumą į veikiančią sistemą, nenorim jos labai daug pakeisti. Tai iš sudėtingumo ir galimybių pusės iš AI-aus, ar jam įmanoma tokį uždavinį išspręsti? Įmanoma. Vėlgi kursorius ties tuo dirba. Kokio kompleksiškumo, kokios abstrakcijos lygį jie dabar yra pasiekę, aš nežinau. Aš visada, net ir atliepdama į tai, ką Dovas pasakojo apie tuos, kurie sako, viskas, aš dabar keičiu darbą, aš nežinau, ar iš tikrųjų tai yra dėl AI-us. Aš nesu tikra, ar tikrai dirbtinis intelektas dabar jau yra tokia galia ir toks, tarkim, atima pasirinkimą iš žmogaus, o gal kaip tik suteikia pasirinkimą, o gal tas žmogus, jis visada ir norėjo, ar jie dirbti kažkokį kitokį darbą. Ir vėlgi dar tie pasakymai, kad viskas dabar pasikeis ir nebebus įmonių, kurios nenaudoja, o kur mes kirpsimės? Mes iš tikrųjų su vyru namie labai dažnai pasijuokiam, kad mes turim labai daug dirbtinio intelekto grįstų įrankių, pavyzdžiui, skalbimo mašina, robotas, kuris plauna namus, jie labai dažnai atsisako mums dirbti, nes tai skalbykliai per sunku kažkas, tai dar kažką, tai mes taip ir juokiamės, kad dirbtinis intelektas ateis ir pasakys, kad nelabai čia nori tu tavo darbų dirbti. Tai dabar apie tas sistemas didelės ir kad tai yra įmanoma kažkokiais atvejais, tai tikrai taip. Bet o kaip padaryti, kad tai veiktų, ne? Ir vienas yra, aš vis ruošiu aprašymą dirbtinio intelekto iliuzionistų. Turiu tokį terminą, tie, kurie daro fokus ChatGPT. Bet aš tame sąraše, ne? aš nežinau, bet tie iliuzionistai, jie prižada labai daug. Ai, tada ne. Ir, tai iliuzionistai ne veltui, nes iliuzionistas jisai ateina ant scenos daryti šou, ar ne? Tai jie padaro šou, labai daug prižada ir tada išeina ir įmonė supranta, kad čia niekas neveikia, ar ne? Todėl aš visą laiką labai skeptiškai vertinu įrankius, sistemas, ne todėl, kad aš noriu būti skeptiška, o todėl, kad aš noriu pamatyti, kaip jie veikia, nes labai dažnai visą tai, apie ką mes kalbam, tai yra toks fokus, ar ne? Žiūrėkit, ChatGPT gali tą ir tą, lygiai tie patys agentai, operatoriai ar visa kita, aš turiu labai realius gyvenimiškus use cases. Aš norėčiau, kad man užsakytų maistą. Aš norėčiau, kad man padarytų kažką, kas yra realu. Ne tai, kad užsakyk man staliuką šitoje ir šitoje kavinėje. Ne. Aš turiu du šunis ir vieną vaiką ir vyrą. Aš noriu, kad mano namai būtų švarūs ir aš noriu, kad man maistą atvežtų. Ir aš nenoriu šitų rūpintis. Tai yra neįmanoma. Kada tai bus įmanoma, tada jau aš galėsiu kalbėti apie tai, kaip dirbtinis intelektas atima kažkieno darbus, nes gal galia tai mano darbas dabar yra, ar ne? Tai, o kaip padaryti, kad tai veiktų, ar ne? Tai vienas yra, šiaip teoriškai, man atrodo, aš ir dabar galėčiau susiprogramuoti, kad man ten tos krepšelius surinktų. Bet vėlgi yra tas, kiek tai man užtruks darbo versus kiek man užtrunka darbo pačiai krepšelį įdėti. Tai tikrai trumpiau krepšelį susidėti kol kas. Bet jeigu tu paskeilinsi, kad ne tik tau, bet ir, tarkim, 10 000 žmonių, tada jau kaip ir apsimoka. Mes šeimoje labai diskutuojam kiekvieną vakarą apie tai. Dar neapsimoka. Neapsimoka. Ar čia nuo to sudėtingumo, ar tiesiog, kad prie kiekvieno pristaikyti, ar tai dėl to, kad ten 10 000 dar vis dar neapsimoka? Ne, yra tokia, aš visą laiką labai mėgstu sakyti, tu svajoji ir realybė atsimuša į tave. Tai mes, kadangi abu su vyru dirbam šitoje srityje, tai mes kalbam ne apie tai, kad čia vat, kaip gerai būtų, kaip faina, ne, mes tiesiog atsisėdam ir sakom, tai dabar kokios integracijos reikia, kur čia mes dabar, koks čia API-us, pasižiūrim, čia kažkokią elektroninę parduotuvę, vos neištariau vardo, čia ar turi, ar neturi, neturi, o tai dabar, bet tai jeigu mes šitą perkam čia. Žiūrėjau, mes realiai susidėliojam schemą, kaip tai turėtų
atrodyti ir kaip tai turėtų būti gyvendinama. Ir šiaip aš net sakyčiau, čia yra labai geras pavyzdys ir aš jį visą laiką taikydavau darbe įmonėje, kuomet dažniausiai ateidavo kažkokie vadovai ir sakydavo, man reikia dirbtinio intelekto sistemos. Ir aš sakydavau, gerai, sudėliojam, mums reikės padaryti šitą, tada šitą ir tada dar padaryti šitą, o tada tau reikės patikrinti šitą, tada ir dažniausiai tai būdavo, aš nebenoriu. Tai aš vis laiką sakydavau, kad mano darbas, kaip dirbtinio intelekto strategijos vadovės, būdavo žmonėm parodyti, kad nereikia jam to dirbtinio intelekto. Tai vat įdomu būtų, kaip dabar šitoje naujoje generatyvinio dirbtinio intelekto šviesoje, kaip tai keistusi. Man atrodo, yra dabar netgi LinkedIn lyg ir mačiau dalį video, kažkas lyg ir net ir iš Lietuvos, jeigu neklystu, nusipirko agento paslaugą iš, man atrodo, iš ChatGPT. Neprisimenu detalių, aš grinai tik pamačiau, tai galiu labai klysti. Ir jisai liepia jam susirasti šaltibarščių receptą, tas pats, ne? Šaltibarščių receptą ir nupirkti per, nedarysim reklamos, per tam tikrą vardą. Tam tikras vardas lietuviškas, gražus. Tai ir padaryti tą apsipirkimą. Ir jisai sugebėjo, labai ilgai užtruko, 14 minučių, jeigu neklystu, bet vietoj bulvių jisai bulvių traškučius paėmė. Bet čia, žinai, smulkmena. Aha, ir dabar Skanaus. Ir dabar gyvename tokioje realybėje. Vėl, o ko tai nėra QA, ne? Tai įsivaizduokime, kad aš esu jau tas stakeholderis, ar tas naudos gavėjas ir aš labai noriu šaltibarščių. Ir man atveža ne bulves, o bulvių traškučius. Ar aš būsiu patenkinta šitų sprendimų? Su generatyvinio dirbtinio intelekto sistemomis yra taip, kad jie generuoja ir tą stabilumą pasiekti yra techniškai sunku. Ir atrodytų labai paprasta užduotis, ar ne? Mes turim agentus, nesvarbu, kiek kainuoja. Mes turim agentus, kurie gali padaryti tą ir tą, ar ne? Ir ką aš tikrai darau, tai aš paprašau, kad man sugeneruotų meniu kiekvienai savaitę, aš turiu labai specifinę dietą mano vaikui, kad sugeneruotų, aš visą laiką pasitaisau, tikiuosi, kad atsimins kitą savaitę, neatsimena. Žodžiu, man vis tiek šitas dalykas man sutaupo laiko. Jeigu tai dar būtų sujungta su produktų užsakymu, nes aš tiesiog pasiprašau tada produktų sąrašo, man tai palengvina, ar ne? Vėlgi, aš manau, kad aš tikiu, kad parduotuvės tai jau įgyvendina, jau stengiasi tai įgyvendinti. Jeigu tai būtų taip paprasta, tikriausiai jie tai jau turėtų. Nes čia toks pakankamai žemai kabantis vaizdas lietuviškai. Labai gera frazė. Bet aš manau, labai būtų įdomu, jeigu kažkas klausos, kad parašytumėt komentaruose, aš tikrai patikrinsiu, ar jau dirbat ir kaip sekasi su testavimu sistemų. Tai jeigu mes naudosime kodo generatorius parašyti mūsų kodą ir tarkim, pradžią naudosim tik unit testam, paskui kažkam naujam šviežiam kodui, bet vėliau mes norėsim jį pritaikyti naujam funkcionumui. Ir šitoj vietoj manau, kad reikės labai daug automatizavimo. Nes jeigu mes kalbam kalbėjom pradžią apie haliucinacijas, ar kad ir kaip jį galima pavadinti, jisai gali pamesti kontekstą, ką prieš tai darė aplikacija ir jisai gali, generuodamas arba priedamas naują funkciją, jisai gali sugadinti labai daug kitų dalykų. Tai tam, kad tarkim, tai būtų tiesiog kiekvieną kartą, kai tu nori sugeneruoti naują kodą, tai tau reikėtų, tiesiog tavo sistema gali nebeveikti. Tai dėl to reikės daugiau automatizavimo. Ir jeigu nori naudoti AI kodo generavimui, tavo automatizavimas, testo automatizavimas turi būti labai aukštam lygyje, kad galėtum judėti greitai, nes kitaip tu tiesiog paskęsi savo sistemos neveikime, bet ir negalėsi taip greitai rašyti kodą ir generuoti funkcionumo, kiek tikisi iš tavęs vadovai akcininkai. Aš kažkaip turiu tokią nuojautą, kad atsiras poreikis testuoti tokius dalykus, kokių iki šiol niekas net negalvoja, kad reikėtų testuoti. Nes vėlgi, tas begalinis atsakymų kiekis, jis sukuria tą neapibrėžtumą.
Ir netgi dabar aš rašiau vienus mokymus ir specialiai rašiau vieną mašininio mokymosi algoritmą, aprašiau generuodama kodą su viena iš aplikacijų. Tai tikrai pati susidūriau su tuo, kad aš pataisau vieną dalyką, bet tuomet yra pakeičiamas kitas dalykas. Tai yra, kad tuo metu, tai iš tikrųjų irgi buvo gal prieš metus, tuo metu atmintyje nelaikė tos informacijos, kurią aš jau užtvirtindavau, sakydavau, dabar čia yra, tarkim, versija 3, bet vėlgi tai ateina iš tos patirties, kad aš jau esu rašiusi kodą, kad aš daugmaž įsivaizduoju, kad dabar čia mes užtvirtinam šitą versiją, bet man reikia dar ir papildomo vieno funkcionalumo, ar ne? Kas rašys tą kodą, ar tai rašys žmonės, kurie iki tol yra rašę kodą ir jie labai greitai gali pasakyti, tarkim, kodas, kurį reikia greitai integruoti, jis yra tinkamas arba netinkamas. Ar tai iš viso bus automatinis procesas? Jeigu tai automatinis procesas, tai tikrai kiekvienoje grandyje turės atsirasti saugikliai. Pagal teoriją vis tiek tie saugikliai jie atsiranda prieš paleidžiant į produkciją, tik aš manau, kad tiesiog turės smulkesniais žingsniais testuoti ir tikriausiai įdiegti, bet šitoje vietoje aš daug nesu dirbusi. Bet bendrai ta pati idėja, kad generuojant kodą gali įvykti haliucinacija, labai nemėgstu. Gal aš vis dėlto liksiu prie to savo žodžio, kad tikrai bus klaidų. Ir vėlgi, čia tas yra, kaip mes techniniam pasauliu, mes labai dažnai sakom, it's not a bug, it's a feature. Tai, kad dirbtinio intelekto didieji kalbos modeliai, tai kad jie darys klaidų, yra norma ir kitaip negali būti, nes jie tiesiog labai daug visko generuoja, ar ne? Nebent vėlgi atsiras kažkokie tikrinimo mechanizmai būtent tam, ar ne? Ir aš žinau, vėlgi, tie patys kursoriaus kūrėjai, jie kalba apie tai, bet net ir tie patys kursoriaus kūrėjai, jie kalba apie tai, kad jie bent jau teigia, kad programuotojų nepakeis jų įrankis. Čia šiaip įdomu. Jo, bet čia šiaip įdomu, nes labai dažnai kūrėjai, tam tikros technologijos kūrėjai, jie mėgsta skambes frazes, kad mes pakeisim, mes 100% automatizuosim. Revoliucija. Taip, kad jų tikslas ir yra toks, kas šiaip yra visai pateisinama, nes tai yra verslas, pelnas, jų galų gale tikslas, idėja, bet būtent kursoriaus kūrėjai, jie ir sako, kad žmogus ir programuotojas jisai išlieka ir vėlgi ta pati kodo kokybė priklausys nuo to žmogaus, kuris rašo užklausas. Nes vis tiek reikia suprasti, aš šiaip labai norėčiau padaryti tą testą, aš norėjau prieš šitą podcastą padaryti tokį testą, mum visiems pabandyti sugeneruoti kažkokį kodo gabaliuką, ar ne? Ir koks jis skirtingas būtų. Visai neseniai Markas iš Facebooko paminėjo per podcastą, kad jų modelis vidinis, Llama-based, gali rašyti kodą taip gerai, kaip mid programuotojas. Ir jie šiais metais jau pasieks tą lygį, kad jau jiems kaip ir tų mid programuotojų ir juniorų kaip ir nebereikės. Ir kaip jums atrodo, ar tai ne per anksti, ar tai yra vėl skambus pasisakymai ir kaip tai gali pakeisti industriją? Ir kiek kitų įmonių gali sau leisti taip tos pačius sprendimus priimti. Mano pirma mintis, kiek įmonių savo gali leisti tai pasakyti. Kitas klausimas, o kada Elonas Muskas sakė, kad save vairuojantis automobiliai pakeis? Nebuvo 2020, man atrodo, dar nebuvo, sakė, jau pakeis. Tai va, tai man bus įdomu pasižiūrėti, kaip tai įsigyvendins, arba kaip jis tai įgyvendins, arba įmonė kaip tai įgyvendins. Racijos tame aš asmeniškai matau. Vėlgi, reikia pasakyti, kad viskas, ką mes kalbam ir apskritai tas žmogaus santykis su dirbtiniu intelektu yra intimus ir toks unikalus. Net ir iš
techninės pusės, kad ir kaip aš dažnai stengčiausi kalbėti faktais ir nekalbėti savo asmeninę patirtimi, galima vis tiek aiškiai pamatyti, kad aš tokia truputį esu skeptikė. Aš matau racijos tame pasakyme, nes lengviausiai automatizuojami yra lengviausi darbai. Ir jis apie tai ir kalba, kad paprastą kodą kažkas galės parašyti, bet jam reikia žmonių, kurie tą kodą galėtų padaryti geresniu, veikiančiu, ištaisyti klaidas. Nežinau, kur irgi QA šitame procese ir ar ten jo sistemų dizaine yra, bet taip, racijos tikrai tame yra ir aš matau, kad link to juda įmonės ir manau, kad ir aš iš tikro tikiu, kad yra nemažai techninių įmonių, kurios jau tai yra pasidarę. Tiesiog jos yra užimtos, turi nedaug darbuotojų ir dažniausiai apie tai nekalba. Aš turėjau tokį didelį akių atsivėrimą, kai pamačiau tuos nišinius techninius startupus, kurie yra niekam, yra labai mažai daliai vėl techninių žmonių žinomi, jų produktai dažniausiai būna techniniams žmonėms žinomi, kiek jie stipriai yra pažengę palyginus, tarkim, net ir su tais, tarkim, vidutiniu startupu, ar ne? Tai tokių įmonių yra jau ir dabar. Tik, jie nėra tie kalbėtojai arba tie garsieji kalbėtojai. Man tai patiko Markas, mes pasakėm, likis būtų mūsų draugas. Bet aš neištariu jo pavardės. Jo, yra ką veikti. Zuckerberg. Jo, tai ir jisai viešo erdvėje, aš atsimenu, buvo labai palaikęs tą patį Muską po didžiųjų ten to Twitterio atleidimų, kai nupirko Muskas įmonę. Nes realiai buvo labai ta didelė nuostaba, kad jeigu gali įmonė išsilaikyti su tokiu sumažintų workforce'u, reiškia, reikia peržiūrėti žmonių struktūras ir tos komandas iš esmės, ne? Tai vat Karolina gerai pasakė, kad jeigu tai yra tas darbas, kurį lengviausia yra automatizuoti, nes tai yra labiausiai struktūrizuotas ir tas galbūt nuspėjamas, ne, darbas, tai nuo to ir pradeda. Su Facebooku šiaip yra labai įdomių dalykų, man yra tekę, mes dirbom su jais kaip su įmonė labai seniai, bet jie buvo pristatę, kad jie, čia buvo 2016-2017 metai ir jie dirbo prie įrankio, kuris skaitytų mintis tam, kad mums chatinant per Messengerį nereikėtų rašyti, o pagalvoji ir iškart parašai. Kadangi tai jau praėjo labai daug metų, vat įdomu, ar kažką yra tekę apie tai girdėt, nes tai aš tą dieną iškart išsitriniau Messengerį iš telefono ir daugybę metų jo neturėjau. Įdomu, ar tai yra daroma tam, kad jie gautų tam tikro dėmesio, kaip pirmieji vos ne tokie viešai apie tai kalbantis. Yra kitas dalykas, mes ir Lietuvoje turim jau pavyzdžių įmonių, kurios neva tai atleidinėjo darbuotojus dėl optimizavimosi ir AI-aus dalykų, bet aš kažkaip atsargiai su to žiūrėčiau, nes turbūt dabar lengviausia yra prisidengti dirbtiniu intelektu, kad atleis darbuotojus, nes neva tai optimizuojasi. Bet už to gali sudaryti irgi labai daug kitų dalykų, ne? Kai buvo irgi, tarkim, įmonės, kurios atleidėjo labai daug darbuotojų dėl pandemijos, ne? Tai yra tiesiog labai lengva priežastis, kurią visi supras ir nekvestionuos. Tai čia AI-us, tai viskas aišku, ne? Tai čia yra dar, aš dar taip atsargiai irgi iš kitos pusės tai žiūrėčiau. Tikėtina, kad bus ir daugiau įmonių, kurios seks to pavyzdžių. Ypač jie dabar matys, žiūrės, ar tai veikia ar neveikia. Tai čia dar kitas dalykas. Aš asmeniškai buvau labiau skeptiškas negu jūs, kai aš tą išgirdau. Tai kažkaip galvojau, kiek aš mačiau tų use case'ų, bent jau pas mus, tai kad ten visai jūs pakeisti, nežinau, labai atrodo nerealistiška. Bet neseniai teko kalbėti su vienu meta darbuotoju. Ir jisai man yra, neatrodo toks žmogus, supranta, ką kalba, jisai atrodo turi to ir kompetencijos, ir legit yra, kad galėtų vertinti tą. Ir jisai sako, kad it's gonna happen, bet ne šiais metais, bet per 3 metus tendencijos ir tas jų vidinio to tobulėjimas, to AI-us panašu, kad galėtų pasiekti. Ir tai yra tik laiko klausimas. Šiaip gal įmonėms irgi toks patarimas, ką aš matau iš įmonių, kurios arba kalba apie dirbtinį intelektą, arba jį diegia.
Tai jeigu yra iškeltas toks tikslas ir būtent dėl programuotojų, ar ne, tai yra projektas realiai, kuris yra įgyvendinamas, ar ne, ir visas fokusas, tuomet visa įmonė sutelkia savo jėgas ir resursus būtent šiam tikslui pasiekti. Jeigu būtų iškeltas kitas tikslas, vėlgi visi resursai, ne visi, galbūt dauguma resursų būtų skirta. Ir jeigu jie taip pasakė ir čia yra jų toks jau tikslas siekis, aš labai tikiu, tikrai ne per metus ar kelis, bet aš labai tikiu, kad vis tik jie greičiau negu tie, kurie neįsikėlė tokio tikslo, ar ne? Čia tikriausiai akivaizdų dalyką pasakiau, bet įmonėms labai svarbu įsikelti tokius tikslus, todėl kad tada resursų planavimas ir vėlgi ta įmonės kultūra, kurią aš nežinau, kelintą kartą šį kartą miniu, bet ji tikrai labai padeda pasiekti net techninių rezultatų. O jeigu dar palyginus, kaip atrodytų tipinė komanda, tarkim, po tų 5 metų, paspekuliuokim. Tai dabar mes turim, tarkim, developmento komandą cross-funkcinę, turim kažkokį lead developer arba lead engineering manager arba team lead, turim product manager. Vadovą. Ir tada turim, tarkim, 3 programuotojus backendo, 2 programuotojus frontendo, mobilo programuoti kiekvienos platformos ir tada, tarkim, 2 testuotojai, kurie taip pat ir gali automatizuoti. Vat čia yra cross-funkcinė komanda dabartinė. Ateityje, kai mes, tarkim, pasiteisina tas, kad ir ką tenais gamina, bet tas generatorius kodo ir gali jisai pakankamai su priežiūra, su promptais, jisai gali sugeneruoti ir atitikti tą mid-level. Kaip atrodytų komanda po tų 5 metų? Tai aš vėlgi manau, kad tai priklausys nuo įmonės ir ką norės įmonė daryti. Ar ji norės plėstis ir važiuoti toliau, ar kaip tik optimizuoti, automatizuoti ir gerinti produktą ir produkto kažkokius tai požymius. Tai tikrai labai priklausys nuo to, kaip įmonė pirmą sugebės pritaikyti, nes sakau, tos įmonės, kurios jau dabar tai yra pritaikę, man visą laiką primena visi šitie tokie, o mes su AI jums padarysim tą, o mes tą, man labai primena sausio 1. Šitas yra sausio 1. Ir čia yra šiti metai. Ir man net ir visi šitie apie pokalbiai, apie tai, ką gali dirbtinis intelektas padaryti. Aš visą laiką primenu, žiūrėkit, sausio 1 mes sakom, numesiu svorio, ten, kam kas aktualu, nerūkysiu, negersiu, sveikai maitinsiuos, bet mes visi tai galim padaryti. Nereikia laukti sausio 1. Tai čia jau sunkinanti aplinkybė, bet mesgi visi kaip žmonės, mūsų galimybės yra didžiulės. Mes visi galim, gerai, ne visi, dauguma mes galim bėgti maratonus, ar ne? Bet net ir tie patys tokie elementarūs higienos, kasdienos disciplinos dalykai, jie egzistuoja mumis, mes galim daryti. O kodėl mes to nedarom, ar ne? Lygiai tas pats yra ir su dirbtiniu intelektu ir įmonėmis. Mes tikrai galim turėti dirbtinio intelekto sistemas, kurios pakeičia programuotojus jau dabar. Jeigu mes labai stengsimės ir sudėliosim taip savo procesus, testavimą, užtikrinimą kokybės, aišku, ten reikėtų vėl pradėti nuo kažko mažesnio, po to truputį didinti, plėsti, įsitikinti, kad tai tikrai veikia, bet tai tikrai yra įmanoma. Bet yra begalės priežasčių, kodėl tai yra nepadaroma. Ir tos priežastys nėra tik tai kažkokia tinginystė, tai yra kažkokie kiti prioritetai gyvenime. Taip pat ir įmonės. Irgi prisideda prie kaštai, kiti prioritetai, galbūt dabartinis tai kažkoks talentų stygius, ar ne, kurie galėtų gerai sudizaininti, sudėlioti, kaip tos sistemos turėtų atrodyti, ar ne? Bet bendrai tai aš sakyčiau, kad komandos sudėtis jos bus kur kas įvairesnės negu yra dabar. Ir aš manau, kad tikrai atsiras galų gale tas žmogus kilpoje, ar ne? Jisai atsiras pas mus. Jisai atsiras. Human in the loop. Jo, prašau pasiūlykite geresnį vertimą, nes
Nu, šiaip jo. Nes aš galvoju. Gerai, iš tikrųjų, aš turiu vertimą, čia aš dabar atsimenu, aš jį išverčiau kaip veikėjas. Man kažkaip taip literatūriškai. Kilpoje ar kaip? Ne, tiesiog veikėjas. Be kilpos. Nes veikėjas man taip kažkaip kaip iš filmo, jisai ten toks ateina, kažką padaro, nes iš tikrųjų jis veikia, jisai toj dirbtinės intelekto sistemoje veikia. Tai va, tai atsiras veikėjas, ar ne, atsiras kažkokių naujų rolių. Tai šiandien mes labai daug diskutavom apie galimybės, kas gali atsitikti ir kaip jūs gali pakeisti arba įtakoti mūsų ateities karjeras. Duokim patarimų, kaip galima būtų testuotam ir programuotam pradėti naudotis AI-um, galbūt mažai žingsniukais, kaip jums atrodo, kad daugiausia, arba jums patiems daugiausia vertės suteikia ir padaro tą atsipirkimą greičiau. Tas, kiek tu įdedi pastangų kažką, kad jis tau duotų ir taip, kiek vertės jis tau duoda. Tai po 3 patarimus kiekvienas iš mūsų. Ar visus 3 iš eilės, nes aš... Galim po... Nežinau. Tai pats pirmas ir tai yra patarimas, kurį aš daug metų dalinu. Tai yra, viskas turi prasidėti nuo problemos. Tai yra... dirbtinis intelektas, jis neturi atsirasti, aš kalbu apie darbo aplinką. Jis neturi atsirasti dėl to, kad, o mums čia dabar būtų faina turėti dirbtinį intelektą. Aš tiesiog nemačiau niekada, kad taip suveiktų. Aš visada matau ir aš visą laiką juokauju, kad tie, kurie ateina į konferencijas ir sako, dirbtinis intelektas, jie turi kažką veikiančio. Tie, kurie ateina ir sako, dirbtinis intelektas, mūsų įmonė, čia grįsta dirbtinio intelekto sprendimai, aš garantuoju, kad neturi nieko veikiančio. Tai pradėti ten, kur yra kažkokia problema, kur skauda, kur sunku kažką padaryti, kur yra kažkoks darbas, kuris nusibodęs yra, nes tada yra didžiausia motyvacija tą darbą padaryti iki galo. Tai yra automatizuoti. Kad ir kaip mes atrodo, visi mes šiandien labai norim automatizuoti, bet kai mes atsisėdam ir surašom, tai kaip čia reikia automatizuoti, čia vėl grįšiu prie to paties, kad kaip su svorio metimu, ar ten sportavimu, ar sveika gyvensena. Labai yra faina idėja, bet kai mums reikia ją įgyvendinti ir mes įsirašom, tai reikės A, B, C, D ir patoks gal kitą mėnesį, ar ne? Tai pradėti nuo problemos. Jeigu taip žiūrint ne iš labai techninės pusės, bet iš tokios žmogiškos pusės, tai man vis tiek yra tas smalsumas. Kad tu žiūri, tai ne tik tai darbo metu, bet, pavyzdžiui, jeigu man dalykas yra įdomus, aš domėsiuos ir po darbo, eisiu ir gal ir į meetupą kažkokį, yra kur bendruomenė, kur kažkas, kartais mums tai reikia tiesiog kokios vienos kitos, tokios įdomios citatos, minties ir tada tai gali užvesti tokį rabbit hole, kad vietoj to, kad tu žiūrėsi tiesiog kažkokį nesąmoningą YouTube video, tu jau žiūrėsi kažką įdomiau ir koncentruočiau ir iš to tai gali būti po to ateini, hebra, darbė pasidalini ir žiūrėkit, bandom, darom. Man per tą tokią prizmę, kad tai turi būti vidinė motyvacija domėtis ir ieškoti tų dalykų. Aš labai rekomenduočiau žmonėm atsijungti nuo tų informacijos srautų apie dirbtinį intelektą. Ir jeigu iš tikro norit kažko pasiekti, vis tik, manau, geriau yra atsijungti ir nesekti naujienų, o per tą problemos prizmę pasižiūrėti, o kokie šiuo metu yra įrankiai, ar ne? Nes tie visi, vėlgi, sakau, iliuzionistai, kurie kiekvieną dieną yra breaking news, kur kažkokio nežinomo modelio, kažkokios nežinomos funkcijos, kažkoks update'as ir kažkodėl tai yra breaking news, tai sukuria labai daug triukšmo. Ir kai visi rašo ChatGPT killer, man tai tie labiausiai patinka. Tai man iš red flag. Nuo šitų jau atsijungiau. Taip. Bet aš kaip širdį fizikė, tai yra signalo triukšmo santykis. Reikėtų taip susikalibruoti, kad tas signalas, jisai vis tik pasiektų smegenis ir jos dar būtų pajėgios priimti tą signalą. Dar aš tokį gal ironiškai dėčiau, kad nebūtinai tikėt to, kas yra sakoma, protestuot patiem, ne? Nes irgi buvo tas pats ir Google'as apsijuokęs, kai ten buvo paleidę, pristatę video, kaip neva tai viskas vyksta ir ten paaiškėjo, kad ten buvo visiškai fiktyvus sumontuotas video, kur ir atrodo, Google'as, ne? Tu jau tikiesi, kad kaip čia, jau jie negali apsijuokti, ne? Tai tiesiog bandyti patiem
vat pasižiūrėti tas, kur, nes yra tokia rizika, kad mes nežinom, ko mes nežinom. Ir ar ant to mes galim labai pasimauti. Ir kai tu pradedi eksperimentuoti, ir tas testavimas tada gan natūralus, tu visame kame ir testuoji. Tai aš per tai irgi, man pačiam tai labai padeda, tu išsibandai ir tada tu kalbi per ne tos wow dalykus, o per labai praktišką kažkokį panaudojimą. Ir trečias mano būtų tai apsibrėžti, kas yra pakankamai gerai prieš pradedant daryti. Nes tas good enough, pakankamai gerai, dirbtinis intelektas iš esmės, kaip kalbam apie sistemas arba produktą netgi, jis yra labai apie neapibrėžtumus. O kaip apsibrėžti, kas yra geras atsakymas, ar ne? Ir tada prasideda diskusijos. Jeigu mes kalbam apie kažkokį konkretų, ne? Grįžtam prie krepšelio pirkinių, ar ne? O kas yra geras pirkinių krepšelis? Kai būna tos diskusijos, aš visada sakau, o pabandom apsibrėžti, kas yra pakankamai gerai. Ir tada būna, gerai, tai čipsai nėra pakankamai gerai. man, jeigu tai bus mano sistema. Kažkam, gali būti, čia vis tiek suvalgysiu, ar ne? Bet čia rimtai kalbant, ar ne? Kažkam suvalgysim tos čipsus, viskas čia gerai. Tai apsibrėžti, kas yra pakankamai gerai, nes kai dirbtinis intelektas ir sistemos yra labai plačios, neapibrėžtos, suteikiančios labai daug galimybių, bet tuo pačiu ir klampinančios tose galimybėse. Tai apsibrėžti, kas yra pakankamai gerai. Truputį yra kaip ir tęsinys to, kad tu buvai minėjus irgi dėl to atsijungimo, ne? Tai tarkim, tiesiog atsijungimo nuo ekrano. Tiesiog, pailsinti tos smegenis ir, pavyzdžiui, šių metų mano tokia įdomi kelionė yra, atrasti tai, kas tau padeda. Vieniems tai gali būti bėgiojimas, kitiems pasivaikščiojimas miške, kažkam šaltas dušas, tai SBF ir dar kažkas, gal sporto klubas. Atraskit kažką, kas jūs visiškai nurisetina ir kad susifokusuoti į poilsį, nes tik tai išsimiegojęs ir pailsėjęs žmogus gali priminėti kažkokias strategijas ir siūlyti idėjas, nes jeigu tu varai mėgi po 3 valandas ar 4 valandas, tai čia niekam nuo to geriau nėra. Tai ir tiesiog irgi suprasti, kad darbas yra darbas ir mes turim gyvenimus ir darbas yra tik tai gyvenimo dalis, bet tai nėra pagrindinis gyvenimas. Ir galbūt tai tas dalykas, aš labai Anglijoje, man tas labai lengvai atsiskyrė, kai 5 valandos vakaro ir visas ofisas atsistoja ir išeina ir viršvalandžiai neegzistuoja ir tu taip. Pas mus ten iki 8 žmonės sėdėdavo Lietuvoje kaip pavyzdys, ane? Ir tada tiesiog, kai tu papuoli tą tokią terpę ir tu supranti, kad yra daugiau, ane? Ir turėti tų tokių interesų už darbo, nes tie interesai po to mum atneša visas naujas idėjas ir pakrauna visiems kitiem dalykam. Tai vienas su rizikų analize, labai gerai jisai turi tokį platesnį matymą, daugiau duomenų turi, iš kurių gali tau daugiau padėti išplėsti savo testavimą. Tarkim, tu jam aprašai, papasakai, ką tu bandai ištestuoti, kaip tai veikia ir tada paprašai, kad sugeneruok man problemas ir rizikas, kas gali būti negerai po išleidimo. Ir tada tau jisai tikėtina, kad 60% bus jau tai, ką tu pats sugalvoji, bet tik 40% tai yra ekstra, kur tu gali daugiau vertės suteikti. Manau, kad jeigu galima labai gerai panaudoti, analizuoti duomenim, tarkim, jeigu tu turi Jira ir tu turi užregistravęs ten labai daug bugų, labai daug tų klaidų, kurias tu radai testuodamas savo sistemą. Jisai tau galėtų sudaryti informaciją, kurios vietos daugiausia nukenčia, kur yra tas klaidų klasterinimas. Tai jis gali tau nupiešti, kad ten kažkas negerai su ją. Tai jeigu jūs gerai klasifikuojat savo problemas, kurios jūs randat, tos sisteminės problemas, jisai gali jums tos duomenys galite iškelti į kokį CSV failą, sukelti į AI, pasakyk, ką tu matai iš tų duomenų. Gali pabandyti jam duoti kažkokius promptus. Ir jisai tikrai pamatys įdomių įžvalgų, kaip tu sakai, suras lengviausią kelią, kurį galbūt žmogus net nepastebėjo. Jis galbūt savo formulę turi, kaip jis bando praeiti, bet nepamato kažko. Ir tada galbūt tai galėtų padėti arba automatizuojant, arba darant tam tikrus funkcionalumus, tu gali tenais daugiau dėmesio skirti. Ir testinių duomenų generavimu. Tai jeigu mums reikia 1000 vartotojų, su unikaliais vardais, e-mailais, irgi galima paprašyti ir tiesiog jisai, tau nereikia rankom daryti, ir ten nereikia kažkokius ten Excelio, kažkokius ten move by one, ten kažkaip ten sudėlioti, tiesiog tu galėjai paprašyti ir jis tau sugeneruos tą 1000, jam negaila. Ir dar paskutinis,
nežinau, ar dabar yra tokios sistemos, bet kai aš dirbau daugiau su testų automatizavimu, mokami įrankiai, AI-based, tokie kaip testimas, jie turėjo self-healing funkcijas. Tai yra self-healing, tai praktiškai, tu tarkim, nori, kad paspaustų šitą mygtuką ir ten suvestų į Google kažkokias paiešką ir paspaustų ieškoti. Tarkim, Google'as pakeičia savo dizainą. Šiaip automationas, tai jisai yra pakankamai britkus. Deimantas kažkada kitas hostas, jisai buvo, aš šitą žodį pasakęs, tai čia brittle, tipo flaky, tai yra britkus lietuviškai žodis, labai geras žodis. Šiaip geras vertimas. Labai geras. Ir jie pagriūna, ir tada, pavyzdžiui, jeigu tu esi parašęs, kokį mygtuką reikia paspausti, jis nežino. Bet AI self-healing, jisai turėjo tą galimybę, kad jisai gerai, tai jis maždaug buvo toks, arba tokį atributą turėjo, arba tokį urlą, žinai, turėjo paspausti, kažkaip jisai pagal to, žinai, daug parametrų ir sako, 99%, kad čia tas pats mygtukas, tik jis kitaip atrodo. Arba kitoje vietoje yra. Tai nežinau, ar dabar nemokami įrankiai tą turi, bet aš, pavyzdžiui, labai laukčiau šito, kad būtų available, nes daug laiko sutaupytų priežiūrai automatinių testų. Ačiū Jums labai, buvo labai įdomi diskusija, labai daug temų ir palėtėm, daug paspekuliavome ateitį, galima bus po kokių 3-5 metų pasižiūrėti, kiek pataikėm, kaip atrodė, ar visgi Meta tam padarė tą, ar ką sakė, ar ne. Tai bus įdomu pasižiūrėti, čia bus tokia time capsule į ateitį. Tai ačiū Jums dar kartą ir ačiū mūsų klausytojams ir paskutiniai žodžiai. Dėkui. Ačiū labai, buvo smagu, tikiuosi dirbtinis intelektas pradės trinti tokius spekuliatyvius video po kažkiek laiko, senatis turėtų būti. YouTube'as neberekomenduos. Aš dėl to labai ir nemėgstu burti šakėm ant vandens, nes taip ir lieka šakės ant vandens. Būtent. Bet buvo labai smagi diskusija, tai labai smagu, kad pakvietei. Ačiū, kad sutiko. Ačiū Jums ir viso. Ačiū, iki. Iki. Visai neseniai Markas Markas. Visai neseniai Markas iš Facebooko. Kaunas mano mylimiausias miestas yra. O. Bet rimtai, aš visą laiką vyrus, varom Kauną gyvena. Geriausi žmonės man Kaune gyvena. Rimtai. Statulą turim to jaučio, spindinčio. Aš labai myliu Kauno žmonės, bet tikrai. Pas man dabar labai daug draugų iš Kauno. Ir visiems aiškinu, ten man gydytojai geriausi Kaune. Čia mes įrašinėjom, aš Viskas gerai. paskui galėsiu. Ir čia po to toks bus. Ne, aš rimtai, žiauriai myliu Kauną.